akcijas, jomis prekiaujantis ir taip pat dalinantis savo žinias kaip mentorius per United Traders platformą. Tai tikrai sukaupęs įvairialypę patirtį, investuojant į akcijas nuo tradinimo iki ilgalaikio investavimo ir tikrai turi kuo pasidalinti. Tai labas vakaras, Mindaugai, ačiū, kad sutikai skirti dar vis tikrai vasarišką brangų laiką tam. Labas vakaras. Labas vakaras visiems. Jau žiūriu į dalyvių pasijungimo šiek tiek ir jaudulys pradėjo imti, bet gal kaip nors įsivažiuosim. Jau Tikrai matau, manau, kad ne? važiuosim. Taip. Tu ir mataisi ir girdėsi puikiai. Tai kaip ir anonsavau mūsų webinaro dalyviams, toks pažadas šio webinaro yra, kad atskleisi jiems slapčiausias savo portfelio dalis dedamasias ir kaip jisai keitėsi, kaip jisai atrodė. Žinoma, šiek tiek šaržuoju, bet kuriuo atveju visiems įdomu, kuo vadovaujasi, kaip tas akcijas atsirinkinėjai, kuo šie metai ypatingi, o jie, kaip žinia, tikrai tokie gana spalvingi yra akcijų rinkoms ir politikos prasme, ir akcijoms. Tai kaip tas tavo portfelis visgi atrodo, kaip keitėsi, kokie esminiai dalykai buvo? Jo, matau, čia irgi klausimas, koks tikslas dalintis patirtimi. Gal šiek tiek tuomet nuo pradžių apšviesiu ir šiaip įdomu būtų pamatyti pliusiukus, minusiukus. Pliusas, kas ne pirmą kartą matote, ir minusiukai, kas pirmą kartą mato, kad maždaug į auditoriją pasižiūrėt. O, kol kas... 50-50, sakyčiau, taip kažkur. Aha. Labai patinka visada, kai tie pliusiukai, minusiukai, tai man asocijuojasi su time and sales. O time and sales birža yra bėganti juosta, visi pirkėjai, pardavėjai. Ir tu matai žalius raudonus printus, bėga pirkėjai, pardavėjai ir smegenyse skaičiuojasi skaičiai, ko yra daugiau, ko mažiau. Kadangi vis tiek pliusiukų yra pakankamai nemažai, jeigu nieko prieš, trumpai prisistatysiu. Mano kelionė prasidėjo investavime nuo 2011 metų, kai pradėjau domėtis JAF akcijom. Tai visų pirma, kai pradėjau domėtis rinkom, nes rinkos tai nesusideda vien tik iš akcijų, tai gali būti ir anksčiau tuo metu populiariausia būdavo Forex birža, tuomet akcijom buvo sunkiau prekiauti CFD birža ir daug visokių kitų dalykų, bet aš nuo pat pirmų dienų galbūt man taip pasisekė, kad aš atsiradau iš karto akcijų rinkoje ir kelias buvo pas mane nuo tradingo iki labai aktyvaus tradingo ir iki investavimo šį dieną, ir visada būdavo investavimo, bet 10-20% pinigų skirdavau spekulacijom. Šiek tiek galėsim šiandien tą temą paliest, kas geriau, kas blogiau, nors tai visiškai skirtingi dalykai. Kodėl jie skirtingi, tai šiek tiek irgi šiandien tą temą paliesim, bet tas pats anonsas dabar buvo, kaip atrodo mano portfelis nuo 2025 metų sausio. Tai čia yra ne vienkartinis toks anonsas, bet per tą visą laiką, per praktiką būdavo pas mane taip, kad aš darau ir apie tai mokymus, ir su savo kurso dalyviais visada šnekamės, ir visą laiką aš tas žmogus esu, kuris dalinuosi viskom, ką darau. Ir visi pas mane kas yra, tai jie žinodavo, ką aš perku, ką parduodu, bet visada būdavo toks kaip ir ne iki galo konkretus dalykas, nes kažkiek yra spekulacijų, kažkiek yra investavimo, kažkiek ten investavimo į privačias kompanijas ir taip toliau. Ir dabar nuo toks ant 40-mečio progos, sakau, 10 metų buvo tai tas, tai anas, ir nuo 2025 metų sausio pradėjau lipdyti portfelį, išsėmiau pinigus, kur turėjau, nes tai Interactive Brokers, tai Revolut, tai dar kažkur, ir dabar turiu vienoj krūvoj, ir nuo 2025 metų sausio, tokį iššūkį 10 metų į priekį pasidariau, kad investuoju ilgalaikį portfelį, ir tą ilgalaikį portfelį visų pirma pas mane, kas yra kurso dalyviai, tai jie dažniau mato, bet dabar yra proga, tai aš tą portfelį irgi parodysiu, kaip jis atrodo. Ir kai mes kalbame apie ateitį,
Aš esu iš tų žmonių, kuris ateitį 5-10 metų paimtų, prognozuotų su kažkokiais tai konkrečiais skaičiais. Tai yra akcijų rinkoje absoliutus miglos pūtimas. Tu gali investuoti į gerus dalykus arba argumentuoti, kodėl tu tai investuoji, o rezultatai yra post factum. Tai yra tokie post factum rezultatai, kaip vat, prieš gal pamenė, Jūriau, kai kalbėjom kažkada dar užpraeitais metais apie Facebookas, Palantyras, tai kalbam apie Taip. Palantyrą, kol nėra jisai nieko padaręs. 8 mėnesiai vaikščio flete tarp 16, tarp 14-16 dolerių ir tu va, toks būni tame flete ir kai paina į viršų ir kai kainuoja jau virš 100, tai jau prasideda klausimai, o gal verta investuoti ir panašiai. Nu, jeigu bus toks klausimas, į priekį užbėgant, tai mano, jeigu procentais, tai vat, pačios geriausios investicijos yra Palantyras ir Facebookas. Tik tais dėja, dabar jau vėlgi post factum, dėja Palantyrą po 95 pardaviau, po 14 buvau pirkęs, virš 600%, atrodo pliusas, meta tas pats, o dabar prašau, sau kainuoja 160 plius minus. Tai va, tai ir anksčiau visada pas mane portfelis investicinis sudarydavo nuo 25 iki 30 kompanijų, bet dabar šiek tiek orientuojantis ilgesnį laiką aš jį esu nusprendęs daugiau diversifikuoti, tai šį dieną portfelį sudaro 63 kompanijos ir mes jas pasijungsim, šiek tiek apžvelgsiu, parodysiu ir papasakosiu savo tą požiūrį, kodėl, kaip ir kokiom proporcijom perku vienas ar kitas kompanijas. Ir jūsų tikslas iš to dabar, ką klausysite, tikslas iš to, ką kalbėsiu, tai yra tiesiog susidaryti vieną iš daugelio nuomonių, kaip aš mąstau, ne? Tai yra tiesiog mano mąstymas ir mano realūs veiksmai mąstant. O kaip jau kiekvienas nusprendžia, tai yra iš to posakio, kieno pinigai, to yra taisyklės. Tai ir dar kieno pinigai, to yra atsakomybė. Tai yra aš atsakingas esu už savo pinigus, kiekvienas investuotojas taip pat turi būti atsakingas už savo pinigus. Ir viskas, aišku, remiasi dar į tai, kokie pinigų kiekiai yra, kaip pinigų yra minimalus skaičius, tai yra ten plius minus gali būti iki 1000, virš 1000, tai ta diversifikacija nėra, jinai galima plati, kai atsiranda šiek tiek daugiau pinigų, tada tu jau pradedi daugiau diversifikuoti portfelį, bet dar vienas dalykas, tai vat, kokia prasmė pas mane yra 100% investavimas į pavienės akcijas. Tai yra, aš viską investuoju į pavienės akcijas ir pagrindinis kylantis klausimas ir ypatingai iš to, su kom bendrauju, tai yra, o tai kam čia į tas pavienės akcijas investuoti, geriau investuosiu į S&P 500 indeksą ir tiek. Visiems visada yra vienas ir tas pats toks kaip ir palinkėjimas, jeigu neturi gyvenime laiko, bet sugebi uždirbti pinigus ir daugiau uždirbti pinigų negu išleidai, tiesiog investuoji į S&P 500 indeksą ir nesidomėk tu tą rinką, kam jie domėtis, jeigu investuoji į indeksą, į patį plačiausią 500 kompanijų indeksą. Aš, kadangi ryte atsikėlęs turiu rutiną nuvežti vaikus į darželį ir važiuoti į ofisą ir kartais grįžti 10-11 ir nieko daugiau neveikiu ir visos veiklos yra susijusios absoliučiai su akcijų rinka, tai man patinka pavienės įmonės, patinka skaityti, ką jos daro nuo pat įkūrimo, ką daro vadovai, kokie yra strateginiai pokyčiai, kas ką perka, kas su kom susijungia ir taip toliau, todėl aš investuoju pavienės akcijas ir bet kuriuo atveju toks va tas nuo 2025 metų sausio iššūkis palenktyniauti su S&P 500 rinką. Nes posakis yra toks, kad, ne posakis, o daug statistinių dalykų, analizių teigia, kad 90% fondų rinkos nelinkia. Šiaip 90% yra pakankamai, ganėtinai geras skaičius, tai yra 10% likusių. Nes gyvenime, jeigu imti,
Tai visi, kas vedate vaikus į futbolą ir sakote, bus Ronaldas, Mesis ir taip toliau, jūs realiai apgaudinėjat vaikus, nes greičiausiai jie nebus. Statistika yra tokia, kad iš futbolą lankančių vaikų per 30 metų profesionalo karjerą yra padarę, nu gal 30-40, kurie yra uždirbę pinigus. Krepšininkų, nu visų pirma, reikia aukštų gimti. Ir verslą daryti taip pat. Ir ta 10 procentų, tai va, ir iššūkis toks, bandysim lenktyniauti, o tie bandymai lenktyniauti šiek tiek argumentuosiu, kokie yra pranašumai tai darant ir kokiais pranašumais yra remintis, nes vien tik tais lenktyniauti, neturint tam tikrų vadinamų kozirių, irgi mm, gali blogai baigtis. Tai va, kažkaip taip, tokia trumpa įžanga. Ir, bet šauniai, šiandien antradienis, dalyvių pasijungia, matau, visai galėsim šauniai padiskutuoti. Tikrai taip, išloš, kaip žinių, kaip matai, Mindaugai, turime beveik 900, jau Aš 850 nežinau, ar žmonių. man verta dabar skaityti, nes šiaip aš pripratęs pats, kai mokymus darau, aš čia tą visą laiką po akim yra ir skaitau, tai, pavyzdžiui, matau, kaip randat akcijas, kurios verta investuoti, kurias vertinat pagal kokius kriterijus, ir visi iš mitingo dabar čia. Na, matai, Šiandien mitingai mitingas jau jau mačiau. buvo. Jeigu koks klausimas užkliūs čia, drąsiai gali paliesti, atsakyti, manau, kad Nes aš iš tikrai tų, kuris laiko. va, šiaip pas mane, nu, yra jau tas matymas, viską vienu metu matai ir matai bėga prieš akį. Dabar, kaip suprantu, auditorija mato tik mūsų vaizdą, ne, ką mes dabar. Taip, jo, jeigu tu A, kažką pasidalinsi, tai tada matysi ir ką pasidalinai, šiuo metu matomus tave ir mane. Mes dar į priekį tuomet užbėgant, tai mūsų šiaip šiandien Jūrijus girdėjau pristatė pačią pradžią, tai šiandien apie tai, ką kalbėsiu, tai papasakosiu apie naujas pozicijas, kurios yra nuo sausio, tai realiai absoliučiai, nu, daugumai tai kaip tik ir turėtų būti aktualu, nes tą esu pastebėjęs, kad kartais kitiem netgi toks kaip ir, nu, yra labai slidi riba tarp gyrimosi ir normalaus pasakojimo arba iš kitos pusės pavydo, kai tu pasakoji, vat pas mane buvo meta. Ir paskui 2022 metais, lapkritį, vat, kai nusipirkau, tuo metu tu irgi pasakai, bet, nu, žmogaus tuo metu nebuvo. Ir tu pasakai ir pasakai, ką, va, ten 600%, ir tada jau gaunasi tokia riba tarp to, kad nu, vat, tai tu čia dabar giriesi ir rodai, tai vat nuo sausio dar yra labai nauja istorija, tai bus galima labai puikiai ir savo minčių pasirinkti, bet nu, laikas yra ribotas, tai lapkričio mėnesiui bus dar praėję daugiau laiko, vat, būtent pasiruošiu tą temą ir auditorijai pristatysiu, nu, ant gražaus ekrano, vat, ir papasakosiu plačiau. Tai va, tai jeigu šiaip tu, Jūriau, turi klausimų, gali ką nors manęs paklausinėt, o jeigu ne, tai Aš gali. eigoje manau, kad tikrai A, turėsiu ir užklausiu, kol kas, kaip sakant, tikrai manau, kad gali pradėti, kaip sakant, savo temą gerai. dalintis ir Tai tada jungiam istorijos tada irgi bus skaidrės. klausimų, aš kažkokį paliesiu, jeigu vieną kitą matysiu. Gerai. Čia aš turiu, ne, jungt dabar skaidrės. Jo, jei pas A, tave, tai tada share nu, ne mygtuką, žinok, skaidrės, o aš tiesiog ekraną ekraną. Taip, pasidalinsiu. matosi. Jo, tik tai man biški zoomo užtoja. Jo, gerai. Tai va, dabar, kad šiek tiek tokį susidaryti įspūdį, pirmą, pirmą, kas turi būti intriguojanti ir galbūt kažkam tai ten sukelta asociacijų, Mindaugai, vat, pavyzdžiui, ten ką turi nusipirkęs arba kokią didžiausią poziciją, tai pas mane šiuo metu didžiausia portfelį pozicija kabanti yra Tesla. Ir dabar klausimas toks, o kodėl, pavyzdžiui, Tesla? Nu, ir visų pirma, aišku, dabar Tesla yra pas mane kabanti
kabantį būtent nuo sausio mėnesio esantį portfelį, bet kai kalbu nuo sausio mėnesio, tai nuo sausio mėnesio esu pradėjęs lipdyti portfelį. Ir yra pozicijų, kurios yra nupirktos ir praeitą savaitę, toks kaip Zoomo pozicija papildyta ir prieš 2 savaitės, ir prieš mėnesį ir taip toliau, bet esmė tokia, kad vat, nu, čia yra dabar pyragas, ne? Čia yra dabar pyragas ir kaip aš ieškau visų pirma akcijų. Tesla dabar yra pas mane portfelį, galim sakyti, nauja pozicija, bet istorija su Tesla, kas mane iš anksčiau žinote arba vat, kas iš mokymų dalyvavote, tai prisimenat, Tesla pas mane buvo pinigais didžiausias laimėjimas, ne procentais, bet pinigais. Tai toks iššūkis buvo praeitais metais, balandžio mėnesį, toks, nu, kaip ir gyvenimiškas dalykas. Buvau sugalvojęs elektrinę vat mašiną, kad galėtum per senamiestį važiuoti per centrą. Buvau sugalvojęs, vat, kažkaip patiko Tesla, nusipirkti Tesla, bet sustojau, stopą paspaudžiau ir vat tokį iššūkį, sakau, vat nusipirksi Teslos akcijų, kiek kainuoja Tesla ir pažiūrėsim, ar išeis ant antros Teslos. Ir vat dabar kas būtų, jeigu nebūtų, vat šiek tiek kaip būna, ne, su situacijom, tai ir psichologiniam situacijom. Teslas buvo momentas, va čia vat buvo momentas pirkimas prieš ataskaita išėjo ir per 3 kartus, po 140, po 160 ir po 180, trečias pirkimas kaip ir viršūnė, bendra kaina buvo $155 už akciją. Ir va šitą visą laiką čia vat laikau. Ir kai mes žiūrim post factum, ne, atrodo laikas eina labai greitai post factum, bet čia eina 2 mėnesiai, o taip 2 mėnesiai eina ir toks, blemba, bet čia ta Tesla, ką ta Tesla, ir paskui vat paeina į viršų ir paeina į viršų, nežinau, vat vėl, tais pinigais įvardinti, tai kad nebūtų pusiau toks kaip ir girimasis ar dar, bet esmė, kad kiekvienas žmogus, vat, kai mes kalbam apie procentus ir apie pinigus, tai yra labai labai svarbus niuansas, su kiek yra dirbama pinigų ir kaip yra didinamos pozicijos, tai yra su kiek prieš tai pirkdavai ir kiek paskui, nu, ir kiek perki, ne, jeigu pozicijas didini. Ką noriu pasakyti, kad pavyzdžiui pas mane šiaip visą laiką pozicijos sudarydavo vienai pozicijai maždaug nuo 3 iki 10 tūkstančių dolerių, nu, net ne iki 10, nuo 3 iki 7 tūkstančių dolerių, ir su rizikos valdymu maksimaliai ieškot pozicijų, su 7 maksimaliai 10% rizika, tai yra plius minus mano vadinamas tiketas užėjimo, ne bilietas užėjimo, yra plius minus apie $400-500. Ir tu visą laiką savo, aš visada atsakinėju savo klausimus, ar aš noriu išmesti dabar $500 į vat kažkokį pabandymą, nes tu eini su rizikos valdymu, ne? Tai yra, jeigu akcija tau neis į vieną ar į kitą pusę, tai tu ją parduosi. Ir su Tesla buvo, o iš kur tos drąsos atsirado ir taip toliau, tai turiu tokį sukūręs įrankį, šiek tiek jį pristatysiu, bet daug neakcentuosiu, minutę galbūt 2, bet esmė, kad yra rinkoje pirkėjai ir pardavėjai. Yra pirkėjai, kurie perka už market orderius, ir pirkėjai, kurie supirkinėja akcijas. Tai yra išstatyti level 2 orderį į bidą ir į aską, tai yra likvidumo nešėjai, kitaip tariant, pagal sutartis dirbant market makeriai ir tiesiog rinkos dalyviai, kurie profesionaliai prideda orderius, ir už rinkos kainą perkantis dalyviai. Tai pagal tai galima spręsti, kas yra kas. Tai yra akcijos, jeigu jos yra perkamos, ar jos perkamos už market orderius, ar yra supirkinėjamos. Ir trumpinant, Teslai buvo labai dideli supirkinėjimai ir tuo metu Elonas Muskas atrodo čia ten grybauja, alga nori 55 milijardus ir taip toliau, blogos naujienos, bet tu matai, kad jie supirkinėja, eina panic sell vadinami, panic sell, tik tais čia mes jau dabar neturim laiko edukacijai, bet eina panic sell ir tu matai, kad jie supirkinėja ir tiesiog buvo drąsos, tai aš jie ėmiau didesnę sumą, po $155 buvo 220 akcijų, tai pasiskaičiuoti yra labai lengva mintinai, virš 30, apie 35K. Ir va šitas kilimas, kai kyla,
ir čia buvo maždaug apie 26 tūkstančiai dolerių ir tau atkrenta šitaip. Ir tau per 2 savaitės nukrenta 20K. O tu prie to nesi pratęs ir blemba toks, vat, ir taip nėra labai jau smagu ir malonu. Tai mes čia kalbam, vat, aš imu ir sakau, Tesla patinka, laikysiu aš ją, kas iš to, kad tu sakai laikysiu, bet va čia tave dirgina. Ir paskui antras kartas va toks ėjo ir va čia vieną dieną taip sėdėjau, paskui dar plus rugsėjo gale į atostogas susiplanavę ir toks va sėdžiu vieną dieną ir kai klausimas yra, o kada parduodi pozicijas ir kodėl parduodi, tai va čia va, nu, va reali ne situacija, va kodėl pardau, tiesiog va sėdžiu. Ir va savo atsakinėjau klausimus, ar aš norėsiu dirginti per atostogas ar ne, ar aš noriu patirti, ką dabar patyriau prieš 2 mėnesius ar ne. Ir tu dėlioji pliusus, minusus ir atsakymas būna, nenoriu aš to patirti, parduodi poziciją, tada labai gerai jautiesi, beveik kaip genijus, čia viršui pardavęs ir paskui išrenka Trumpą ir prasideda tokie važiavimai, tai kas būtų, jeigu nebūtų, čia būtų 3 Teslas išėję, bet jų neišėjo. Grįžtam atgal dabar prie portfelio, tai va, tai, bet apie Teslą labai jau daug šnekėti nenoriu, nes tiesiog, nu, tai yra populiari kompanija, kompanija tokia, kad turbūt nėra žmogaus, kas nežinotų Tesla ir lygo Elonas Muskas. Turbūt, nežinau, nu, premjera dabar irgi jau pas mumis Lietuvoje žino, bet ten kas yra ministras pirmininkas ir kas Tesla yra, kad Tesla yra Muskas, tai turbūt daugiau žmonių žino, kad Tesla yra Muskas, negu kas yra ministras pirmininkas pas mumis Lietuvoje. Bet, bet esmė yra tokia, kad man neįdomu yra pliotkai. Ta prasme, kai mes žiūrim vat į pliotkus ir atsirinkimo kriterijai, man įdomu yra, kas yra Teslos investuotojai ir kas į Teslą investuoja ir ar stambus dalyviai dėl kažkokių tai pretenzijų, nepretenzijų viešoje erdvėje ten iškylančių dalykų, ten Muskas tą ir aną padarė ir tu žiūri, ar investuotojai atsižada įmonės ar ne. Atsakymas yra, Teslai neatsižada įmonės ir investuotojai tik tais didina pozicijas ir tas pozicijas didina jau 3 metus iš eilės. Ir tiesiog, vat, nu, čia apie Teslą galima daug kalbėti, bet kas liečia dabar iš investuotojo perspektyvos, man labai įdomu yra ir įmonės išlaidos. Įmonės išlaidos ir kaip įmonė daro marketingą, kiek įmonė išleidžia darbuotojam ir panašiai. Tai vat, jeigu būtų klausimas, kiek išleidžia Tesla reklamai, oficialus skaičius yra 0,2 procento. Kiek išleidžia Nike'as arba Coca-Cola, ar yra žmogus, kuris nežinotų, kas yra Coca-Cola. Coca-Cola yra labiausiai pasaulyje atpažįstama žodis po žodžio ok. Tai yra antras labiausiai atpažįstama žodis po žodžio ok. Ir Coca-Cola vis tiek kas metus išleidžia po 3-5 milijardus dolerių reklamai. Nike'as išleidžia po 5-7 milijardus dolerių reklamai. Muskas nuo pirmų dienų pasakė, reklamą būsiu aš. Ir mes, kai žiūrime, ne, vat į kažkokius tai dalykus, kad ten tą ir aną padarė, kartais iš kritiškesnės pusės reikia pažiūrėti, kad kiekvieno būtų svajonė, kad apie jo įmonę tiek visi žinotų. Kas yra Toyotos generalinis direktorius, labai abejoju, ar kas nors parašys, nebent su ChatGPT pasitikrins ir tada tik tai sužinos. Tai va, tai šiaip, jeigu labiau pasigilintus ir tokia nusipirkau 2016 metais apie Tesla Elon Musk knygą ir ją perskaičiau tik tais 2021 metais, kai pandemija prasidėjo ir žodžiu, per pandemiją, bet biški vėliau 2021 metais perskaičiau ir galvoju, kodėl aš anksčiau Teslos neturėjau ir jeigu 2016 būčiau pirkęs, tai jinai jau senai būtų buvo. Bet viskas. Toliau, dabar pyragas. Šiek tiek iš tokių mažiau galbūt žinomų kompanijų vat, apšviesiu ir kas vat, apskritai vat, yra ir tarp didžiausių pozicijų, tai Tesla yra viena pozicija, Google'as. Google'as pas mane kaba antra pozicija. Dabar daug yra gerų įmonių ir Microsoft, ir Amazon, ir Berkshire ir taip toliau. Atkreipsite dėmesį, kad pas mane portfelį jų nėra.
kai kalbėjau apie patirtį ir istoriją, nuo pirmų dienų buvo supratimas ir bandoma suprasti, kas yra rinkos dalyviai. Tai yra, jeigu esi biržai, tu privalai gerbti rinkoje esančius dalyvius ir suprasti, kas yra kas. Kas yra market makeriai, kas prekiauja limit orderiais, kas prekiauja market orderiais, kaip veikia market makingas, kaip veikia dideli žaidėjai. Ir kai išsiaiškini, kad yra dideli žaidėjai ir market makeriai gali apskritai pirkti ir parduoti tik tais limit orderiais, tai yra level 2 toks yra. Kai jūs nueinate į banką, yra kotiruočių lenta, yra bidas ir eskas, dolerį galite nusipirkti ten už 1, sakykime, 18, parduoti už 1,14, tarkim, ten spredas 3-4 centai. Tai ir bankas turi, sakykime, 10 tūkstančių dolerių grinais ir 10 tūkstančių eurų grinais. Dabar turbūt jų iš vis neturi, bet tarkim, turi po 100 tūkstančių grinais. Ir vienas ateina, nusiperka 100 tūkstančių eurų, atiduoda dolerius, o kitas ateina už minutės ir nusiperka tos eurus, kurie jie ką tik gavo, ir gaunasi padarytas market makingas, uždirbi tarp spredo. Esmė yra tokia, kad dideli žaidėjai dirba tik tais limit orderiais ir vienintelis būdas spekulacijoje, kad būti geresniu negu dauguma, tai yra suprasti, kaip veikia level 2, kaip veikia time and sales, pirkėjų pardavėjų balansas. Tai yra energiškai labai daug energijos eikvojantis dalykas, tu gali vienu metu matyti tik tais vieną įmonę ir tiesiog visą laiką žiūrėti, kas perka, kas parduoda, bet daug metų aš kūriau ir ieškojau, kas sukurtų, tai yra iš Nasdaqo tiesiogiai įman duomenis, vadinama lietuviškai yra skaičiuoklė. Esu sukūręs tokią skaičiuoklę ir pagal tą skaičiuoklę tai yra pirmieji vadinami printai skaičiuojami yra nuo praeitų metų vasario 26 dienos, tai čia pusantro mėnesio tik tais istorija, bet prikaupta yra labai jau daug duomenų, tai yra kiekvieną dieną kaupiama apie 150-200 gigabaitų duomenų. Ir va tokios kaip Google, Tesla, jos atsirado tada pasitikėjimo jas apskritai pirkti, nes tu jau turi įrankį. Dabar mes labai aš daug neakcentuosiu, vėliau papasakosiu, kur aš kaip rodau, tai yra jisai nėra viešai prieinamas, yra mano privatus daiktas, bet aš jį duodu tik tai savo kurso dalyviam ir tarkim įvedu Google, įvedu Google arba tą pačią Tesla. Kad dabar suprasti esmę. Mes turime dabar čia vaizdą, kokį turime, tai yra pusantrų metų vaizdas. Per tą pusantrų metų kažkas pirko, kažkas pardavė, makalavosi, ten akcijos pirko, pardavė ir viršutinis grafikas tai yra grafikas, kurį mes matome, tai kurį mes matome per savo telefonus, išmaniosius, Revolut, Interactive, Finvisa, per bet ką, Ir tai yra kainos grafikas. Dabar įsigilinant į pačius žodžius, tai yra kainos grafikas. Kainos grafikas nurodo, kokia yra kaina ir kaip jinai judėjo. Viskas. Tiek yra žinių. Apatinis grafikas man skaičiuoja visus pirkėjus ir pardavėjus. Tai yra kiek buvo market orderiais pardavimų ir kiek buvo market orderiais pirkimų. Ir dabar apatinis grafikas tai yra tikrasis Teslos grafikas. Ką tai reiškia? Dabar apačioje dešinėje pusėje yra 500 000. Pieštuką aš turiu. Čia čia yra 500 000, čia nesutilpo man nuliukai, tai yra 10 ir 6 laipsnių, tai yra 500 milijardo akcijų. Dabar ką tai reiškia? Per visą šitą laikotarpį man yra 500 milijardo akcijų Teslos daugiau parduota negu pirkta. Ir pagal tiek pardavimų esančius orderius man akcijos grafikas turėjo kristi čia į bedugnį. Ir čia turiu 15% disbalansą, tai yra vadinamas disbalansas, kaip ieškai akcijų, Tai yra, galim paviršutiniškai sakyti, pagal pirkėjus pardavėjus, tas atsakymas nieko neduos, nes jūs tiesiog nesuprasite, jeigu kas yra pirkėjai pardavėjai, bet
Tai yra ieškoma disbalansų. Ir Tesla turi 15% disbalansų. Man įdomu yra politika, kas ten ką pliotkina, taip toliau, neįdomu. Įdomu yra, kas, kas, kas perka, kurie tiki ir kas parduoda, kurie netiki. Tai tie, kurie netiki, pardavėjai yra retailas. Retailas tai yra smulkus rinkoje esantys žaidėjai, keistai skambės Amerikos mastais, bet iki 100 milijonų dalyvių yra smulkus rinkoje esantis dalyviai. Virš 100 milijonų bet kuris dalyvis, ar tai būtų private, ar būtų institucinis, ar hedge fondas, ar ten smulkesnis investicinis fondas, gauna institucinio statusą, tokių Amerikoje yra 6000, dabar 200. Ir Tesla turi didelį disbalansą ir čia, kas ateisit mokintis, tai, tai užtrunka kokie 15-20 valandų išaiškinimo, kol kas tiesiog šiek tiek intrigai toks parodymas ir galima dar Google irgi įsivesti, bet esmė, kad Google'as, ne, kaip atrodo, įspūdingai. Ir dar vienas, pavyzdžiui, bankas JP Morganas. JP Morganas irgi, pas mane JP Morgano pozicija buvo drąsos per šitą balandžio mėnesio kritimą pirkti apačias, nes ir dabar JP Morganas vien tik tai eina pardavimai, akcija, kaip taip gali būti, akcija nekrenta, kažkas buy limitais parduoda, kažkas taip supirkinėja ir jinai yra nuolat supirkinėjama. Tai iš atrankos kriterijų, tai dabar, kai kalbu 1,5 metų, ką veikiai dar anksčiau, ne, iki to ilgesnio laikotarpio negu 1,5 metų, tai anksčiau atsirinkimo kriterijai visas pagrindas būdavo, kad pasiimu įmonę ir taip. Pasiimu elementariai įmonę, kad ir pavyzdžiui, Novo Nordisk, ne? Tokia kaip ir dabar aktuali tema su Novo Nordisk, žin, kaip čia ką dabar yra stipriai kritus, ar verta ar neverta investuoti. Ir tarp kitko, kas naudojat Finvizą, vakar padarė labai, labai puikų atnaujinimą. Šitie stulpeliai, jeigu reikėtų labai greitai paimti ir nuspręsti įmonę verta ar neverta dėmesio, duoda skaidrį ir sako, tu turi 3 sekundės arba 2 sekundės, tai mano akis iš karto kryptų čia. Tai yra EPS earnings per shares, sales ir shares outstanding. Kai sakau, vakar padarė puikų update, tai šitie stulpeliai visada būdavo, bet būdavo 5 metai. Ir dabar matom 9 stulpelius, tai toks iš karto bendresnis vaizdas. Tai aš šiaip gyvenime nežinau, ar ten, save laikau drąsiu ar nedrąsiu, bet aš kai pradėjau užsiminėti ir savo kelią kreipti ties investavimu, aš turėjau vieną sąlygą, savo asmeninę gyvenimo sąlygą, kad aš negalėjau sau leisti prarasti pinigų. Todėl, kad kokius 4 metus aš neturėjau papildomų pajamų šaltinių, vadinamas yra akcijų rinkoje current ratio, ne, tai yra išgyvenimo rodiklis, neturint pajamų, ne, finansų konsultavime labai populiarus yra terminas 3-6 mėnesiai, kad turėk pagalbę ir taip toliau, kas ateinate į tradingą ir norite nebeiti darbą, 3-6 mėnesiai yra labai, labai maža pagalbė ir praktiškai yra šansai lygus, kokie 1-2 iš 100, kad kažką tai galima nuveikti rinkoje. Apie tradingą nežinau, kiek mes šiandien turėsim laiko pasakoti, nes laikas eina greitai, bet esmė, kad buvo sąlygos pabūti investavime ir aš neturėjau galimybių ir noro investuoti į kažkas tai, kas išautų 1000 kartų ir panašiai, todėl galbūt tų istorijų tokių nėra. Ir skaitant knygas, tai yra, aš iš tų esu, kuris ir metodologinis žmogus, tai yra, visas lietuviškas knygas perskaitęs ir kitom kalbom, ir pasivertęs į lietuvių kalbą, ir atsispausdini ant to pačio popierio švaraus likusio, išspausdini lietuviškai viską savo vertiesi. Ir iš tokių pagrindinių taisyklių, tai yra 3 eilutė, yra income, ne, yra, kas anglų labai gerai supranta, čia gali pradėti kabinėtis, kad income yra pajamos, vertimų yra daug, bet Finvizai yra
kas tas apskritai dabar Finvizas, Screeneris, kol kas mūsų tema yra šiandienos ne apie tai, bet tiesiog, nu, tai yra mano mėgstamiausias pats puslapis ir pas mane čia būdavo kriterijai, jeigu yra minusiuko ženklas. Man iš karto yra skip, ne? Jeigu tvarkingai lietuviškai kalbėt, tai aš praleidžiu įmonę, jinai nebeverta mano yra dėmesio, tai yra, kitaip tariant, tu apsistatai daug apsauginių, kurie tave įleidžia, ne, į tavo arba darbo vietą, arba klubą, arba kažkur kitur. Ir tas vat, pagrindinis apsauginis būda, jeigu minuso ženklas yra, aš akciją praleidžiu. Todėl 1,5 metų atgal ir va taip anksčiau aš neturėjau nei vienos įmonės, nuostolingos įmonės. Pas mane visi buvo investavimas į verslai. Nesuprasdavau, kaip čia dabar tos įmonės, kurios ten neuždirba, kaip dabar vat, Snapchatas, ne, yra vat, įmonė, kuri daugiau mažiau turėtų būti girdėta vaikam, ne, ten, nu, čia toks kaip ir juokas vaikam, ten paveiksliukais dalintis, tai vat Snapchatas. Ir tu kalbi su investuotojais dar ir jie sako, bet Mindaugai, kaip taip gali būti, kad nu įmonė 10 metų neuždirba pinigų. Nu 10 metų jinai niekada neuždirba pinigų. Pajamos kaip ir augančios. Jinai niekada neuždirba nei vieno euro mielo, ne? Net neparodė, kad sugeba uždirbti akcijos, o taip, ne, pirmyn atgal pavaikšto linksmieji kalneliai ir dabar atrodo, kaip ir gundačiai atrodytų, jinai praradinėja pinigus. Iš kur jinai gauna pinigų, ją išlaiko investuotojai. Kaip tai investuotojai turi tiek kantrybės, ne, išlaikyti įmonę? Mes kalbam apie Ameriką, ne apie Lietuvą, ne apie Europą. Europoje taip pat pinigų pristraukimo įmonės, kad pristrauktų pinigus nuostolingos, tai va turbūt vienintelė tarptautiniu mastu išgarsėjus yra Vintedas, kuriai nuostolingai davė 10 milijonų eurų, bet daugiau lietuviškų kompanijų, nu vat NordVPN, ne, pristraukė 100 milijonų, bet jau pristraukė, kai parodė, kad pinigus jau sugeba uždirbti. Bet čia tokių yra įmonių daug. Ir dabar auditorijai, kad būtų smagiau kalbėti, tai kaip galvojate įmoniai, kiek įmonių yra Amerikos akcijų rinkui, kurių yra 5500 NYSE Nasdaq biržai esančių įmonių, neuždirbinėja pinigų šiai dienai. Vat neuždirba ir yra nuostolingos. Procentaliai. Tikslaus skaičiaus nereikia, vat procentaliai. 10-dalis, 1/3. Vat kaip galvojat? Vieni kitus, kad visi klausimai visą laiką sakau, atsakymai yra, kad vieni kitus pasižiūrėtumėt, nes pats savo, kai kambarį sėdi, galvoji, ten labai viską žinai, bet vat, kaip vat galvojat? Nu, varijuoja nuo 10% iki 80%. Ir čia vat yra įdomus toks dalykas, žinai, Jurijau, vat kai aš darau mokymus, sakau, kuo didesnė auditorija yra, to geriau, nes kai tu užduodi tam tikrus klausimus, labai yra įdomus toks dalykas, kai žmogus pats jisai savo yra, ne, jisai galvoja, kad jisai, vat, jeigu jis taip galvoja, vadinasi, jis taip galvoja ir kiti taip galvoja. Bet yra koks įdomus dalykas, kai tu bet kokią akciją paimk, labai retai būna, kad būna vieninga nuomonė. Vat rinka tom ir yra įdomi, kad tu kalbi apie įmonę, ne, ir kuo didesnė auditorija, to tau įmonė daugiau. Mes va dabar kalbam apie Teslą, mes apie Teslą kalbėdami mes ir susimušti galėtume, mane online, ten pradėti, ten riekaut vieni ant kitų, nes ten vieni sakytų, čia va, čia ta, na, čia trečias tas, ten Elonas grybauja, kitas paimtų, sakytų, bet čia realiai kas sukūrė ličio jonų baterijas pritaikytas mašinai? Tesla. Pirmoji sukūrė ne elektrovariklį, o pirmasis baterijas. Tai yra niekas iki tol nėra daręs kažko panašaus, kad 7000 ličio jonų baterijų sujungtų į vieną visumą, to niekas nėra daręs. Ir kažkas va taip šnekėtų, kažkas taip ir anaip. Tai va, tai atsakymas yra apie pusę įmonių neuždirbinėja pinigus. Iš kur ištraukiau dabar tą skaičių? Tiesiog elementariai nueinu va dabar nueinu į Finvizą, pasiimu, išsiskiriu akcijas. Akcijų yra dabar šiai dienai 5524. Visada rodau realiuoju metu, žiūri šitaip, nes daug svarbiau yra suprasti, kur pasižiūrėti, negu išmokti kažkokį skaičių. Akcijos kaip ir gimstamumas, mirtingumas yra
Kaip ir gimstamumas, mirtingumas, akcijos yra plaukiantis dalykas, tai yra, kad įmonių ateina naujų ir įmonių miršta. Ir jeigu paimti 40 metų istoriją, prieš 40 metų buvo apie 3000 įmonių ir per 40 metų dabar yra išėję į IPO apie 14 tūkstančių įmonių. Tai dabar, kai padarau va čia šitą filtravimą, man turėtų būti apie 17 tūkstančių įmonių, jeigu jų nei viena nebūtų bankrutavus. Apie 5-7 procentai susijungimai, apie 3 procentai įmonės tampa vėl privačiomis, kai daro baibekus ir išsiperka visą savo akcijas, ir arba toks kaip Muskas nuperka Twitterį ir arba LinkedIną nuperka Microsoftas, tai jos dingsta iš akcijų rinkos ir tai tas gimstamumas, mirštingumas yra. Ir aš kai pradėjau domėtis, akcijų buvo apie 4800, iki pandemijos 2020 metų pradžioj maksimalus skaičius, kokie esu matęs, buvo 6200 įmonių, ir kai pandemija prasidėjo birželio mėnesį, tai net nesulaukant ilgo labai laiko, birželio Liepos mėnesį 2020 metų Finviza va taip filtruoja akcijas ir buvo belikę 4900 įmonių. Jos tiesiog dingo. Ir mes, kai kalbam apie populiarias įmonės, ne, tai mes jomis domimės, žiūrim, kas ten ką padarė, bet tos įmonės, kurios buvo nežinomos, jos ir numerė nežinomom. Ne? Mes va, dabar, kol kalbam, Lietuvoje šiandieną mirė apie kokius 120-150 žmonių vidutiniškai miršta. Ne? Buvo mitingas, galbūt ten dar kažkam ten širdis ten sustojo. Bet mes negalim už kiekvieną pergyventi, mes net nepažįstam tų žmonių, tai lygiai taip pat ir akcijų mes įmonių nepažįstam. Grįžtant dabar prie kiek yra įmonių pelningų ir nuostolingų, elementariai PE, ne, price to earnings yra rodiklis, tai daugiau negu nulis, įmonė yra pelninga, profitable. Ir ką aš turiu išsifiltravęs, tai yra 2846, tai iš dviejų sudauginus būtų beveik 5700, tai tikslus procentas apie 47-48 procentai yra įmonių, kurios neuždirba pinigų. Ir Amerikos toks yra mąstymas, daug yra labai sėkmingų istorijų, todėl Amerika yra tokia šalis, kur investuotojai jie nebijo investuoti į startupus, nebijo investuoti į įmonės, kurios neuždirbinėja pinigų. Ir grįžtam dabar prie portfelio, tai labai grubios taisyklės ir apie apsauginius kalbant, tai yra 60 procentų mano portfelio sudaro įmonės, kurios priklauso S&P 500 indeksui. Kodėl dabar netiesiog nusipirkti maišo čiatas S&P 500 indeksui? Kodėl tiesiog nenusipirkti S&P 500 indekso? Aš taip darau, nes aš taip darau. Aš taip darau, nes man yra įdomiau taip daryti. Ir pagrindinis dalykas yra, kad aš ieškau įmonių būtent pagal savo įrankį, tai yra įmonės, kurios yra supirkinėjamos ir kurios yra įdomios stambiem investuotojam. Ir 60 procentų, dabar žiūriu ir tiesiai man prieš akis Nvidia. Nėra didelė pozicija, bet Nvidia taip pat pas mane kaba, ir Nvidia, kad ir kaip bebūtų keista, ir prieš pusmetį, ir prieš metus mes kalbam, bet Nvidia kiek ten gali kristi, taip toliau, pasižiūriu aš į įrankį ir matau va tokį vaizdą. Ir dabar dar, kad ir kaip neįtikėtinai atrodytų, ar retailas tiki ar netiki, retailas yra disbalansas 1,2 milijardo akcijų arba kitaip apie 100 milijardų dolerių disbalanse. Tai yra parduota akcijų market orderiais yra daugiau negu nupirkta market orderiais. Ir tie pardavimai, kurie yra perkama, jie absorbuojami yra buy limitų ir jie vis tiek mainai vyksta, kad dideli žaidėjai maina pinigus į akcijas smulkių žaidėjų, kurie jas parduoda. Čia taip gražiai išreiškiant, kad rinkoje vyksta mainai. Bet apie šitą dalyką dar kartą pasikartojant čia, kad neįsižeistumėt, kas klausot, tai yra tiesiog reikia daugiau laiko skirti, kad paaiškint, kas kur yra kas. Tai va, ir dabar, kas liečia proporcijas, anksčiau būdavo įmonės grubiai 60-70 procentų visą laiką išlaikydavau proporciją investiciniam portfelį, kad būtų įmonių, saugių įmonių ir kurios uždirbinėtų pinigus.
ir apie tas plius minus 30% taip pat į didelės milijardinės įmonės, bet kurios dar nepriklauso S&P 500, bet yra pelningos, uždirba pinigus. Kaip dabar keitėsi mano investavimo strategija turint įrankį, tai vat yra dabar per pastarąjį laikotarpį, tai kad aš įtraukiau, kai sakau, va čia proporcija 60%, apie 20% taip pat minėtos, kaip prieš tai 30% buvo didelės įmonės, bet profitable, ne? Tai yra pelningos įmonės, kurios uždirba pinigus, tik dar nepriklauso S&P 500 indeksui. Ir 20%, vat ką visada norėjau daryti, bet nedrįsdavau, tai yra improvizacija. O improvizacija tai vat yra investavimas įmonės, kurios neuždirba dar pinigų, kurios galbūt galim sakyti, aš jas vadindavau oriniam įmonėm, bet vadinant oriniam įmonėm, dabar per laiką, nu, tu per laiką studijuoji taip toliau, pats jauti, kad ten patobulėjai tam tikrose srityse, analizuojant įmonės ir tas 20% dabar labai smagus yra pyrago dalis, tai va, pavyzdžiui, tokias įmonės kaip QuantumScape, ne, aš jas anksčiau būčiau iš karto praleidęs ir jas net nežiūrėjęs kaip QuantumScape arba Solid Power. QuantumScape yra baterijas kūrinti įmonė, bet baterijas kūrinti įmonė, baterijas bandanti sukurti įmonė, jinai dar nėra sukūrus nei vienos baterijos, ir yra tik tais prototipai ir atrodytų, o tai kam čia iš viso tokia įmonė investuotojai nėra dar nieko padarius ir taip toliau. Ir kai sakau, tas blitz pasižiūrėjimas, ką įmonė, nu, čia, ne, iš šitos skilties, čia yra viskas maksimaliai blogai, kaip įmanoma, ir įmonė be pardavimų, nu, tai yra tiesiog orinė įmonė apie nieką, ne, apie nieką. Ir aš anksčiau ir per savo mokymus į tokias drausdavau žiūrėti ir griežtai ir net ten sakydavau iš karto griežtų tonų, nemeskit man atsiprašant ir mes jų neanalizuosim. Bet einant per laiką, kai tu pasigilini, žiūri, kad labai tai yra įdomios įmonės ir, pavyzdžiui, tokia kaip QuantumScape yra trejetukas didžiausių gamintojų, tai yra QuantumScape, Solid Power ir StoreDot dar yra privati kompanija. Tai QuantumScape 33% akcijų priklauso Volkswagenui, Volkswagenui priklauso 17%, Porsche priklauso 15%, bet kadangi Porsche priklauso Volkswagenui, tai bendroji sumoji 32% priklauso akcijų ir bendroji sumoji yra suinvestavę apie $700 milijonų, valstybės parama ir taip toliau, ir tu žiūri įmonę ir koks įdomus yra rodiklis, ko labai reikėtų paieškoti, tai yra tas vadinamas quick ratio, čia yra 16. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai gali tempti 16 ciklų atsiskaitimo ciklų, tai yra išlaidų padengimo ciklų. Tie išlaidų padengimo ciklai grubiai skaičiuojami yra kasmetiniai, tai yra įmonė be papildomų pajamų, kiek galėtų dirbti, realiai jinai galėtų 10 metį dirbti, ir tu pasižiūri į įmonės pinigus ir matai, kad jinai turėjo netgi beveik 1,5 milijardo, dabar turi 900 milijonų ir 900 milijonų turi einamoji sąskaitoj. Čia įdomus tos rodiklis, kad yra nuliai, dar čia buvo 100 milijonų, čia 800 tūkstančių, ir tu ataskaitą studijuoji, žiūri, kad tos laisvus pinigus jie investuoja į obligacijas, tiesiog į valstybinės obligacijas padeda, bet jie yra užsitikrinę tą milijardą, kad iš jo gali kurti. Ir čia, tu kai domiesi, tai čia apie QuantumScape visą dieną būtų galima pasakot, bet esmė, kodėl jinai ir pradedama domėtis, tai visų pirma dar šitas įrankis mane turi įleisti į kambarį, kad aš galėčiau pradėti domėtis. Ir atkreipkite dėmesį į patį grafiką. Ir, aš jeigu ką esu ją nusipirkęs, pas mane portfelį ją turėjot matyti tarp tų 63 įmonių. Ir tokie momentai, man asmeniškai kaip investuotojai visada svajonė buvo matyti tokiuose fletiniuose momentuose, vadinamuose range'uose, kas vyksta juose, ne? Nes kai tu žiūri kainos grafiką, arba, kaip tu sakai, nieko nevyksta, yra ten range'as, ne, tarp, tai, akcija juda savo, ten tvarkingai kalbant, koridorium. Bet
aš matau, kad pardavėjai pardavinėja, jinai nekrenta. Kažkas ją supirkinėja ir paskui netikėtai kažkas tai nutekino informaciją kabutėse. Nu, oficialiai nieks negali jokių informacijų nutekinti, nes esi kalėjimo, ne, bet kažkaip tai netikėtai, vat, pasirodė, vat, kad sukūrė ten naujo tipo jau bateriją, pristatė, dabar pagrindinis iššūkis padaryti masinę prekybą, bet jie niekur neskuba, masinė gamyba bus kokie 2028 metai. Ir kokiais 2030 metais, ne, pavyzdžiui, jūs žiūrite kokį Porsche Cayenne, ne, arba ten Taycaną ir aprašymai jums yra, pavyzdžiui, 1200 nuvažiuoti kilometrų ir pasikrauna auto per kokias 8 ir 10 minučių, ne? Tai visi tie šaipimaisi galbūt ir jau eitų į antrą planą ir tada jau, nu, galbūt kažkas pakeistų mąstymą, kas dabar šiai dienai yra prieš elektromobilius. Nors šiai dienai elektromobiliai su jų ličio jonų, nu, yra jie silpnoki. Tai va, tai čia apie tai, kaip ieškoma, pagrindinis kriterijus tai yra įrankis pirkėjų pardavėjų, antras jau eina gilinamasi tiesiog apie viską, tu skaitai žiūri ir kiekvienas investuotojas, tai yra jau kiekvienas, kas investuoja, tai yra labai dalis didelė meno, tai yra aš laikau tai vis tiek menu, kai tu, nu, vat, tu per istorijas matai, kas, kur, kokius sprendimus daro, kaip jie vystosi, kaip jie labai yra svarbu dar investicinių raundų etapai. Ką tai reiškia investicinių raundų etapai, jeigu įmonė gauna 5 milijonus, paskui gauna 15 milijonų, paskui 50 milijonų, paskui 200 milijonų, paskui ten pusę milijardo gauna. Aš visada, kai pasakoju, nu, vat, auditorijai, mes dabar kalbam per savo mokymus, tai visada sakau, mes neturim būti teisėjai ir vertinti vien tik pagal savo prizmę, aš vertinu, nesistengia būti kažkoks tai ten protingas, protingesnis už kitus, tu vertini situaciją, ne? O situaciją tu vertini tokią, kad tu atsakinėjai į klausimą. Vat, pavyzdžiui, Revoliutas, ne, per paskutinį raundą pritraukė 800 milijonų dolerių iš 35 investuotojų ir tai buvo dešimtukė didžiausių gauta investuotojų, prieš tai dar prieš pusmetį buvo Robin Hoodas gavęs milijardą dolerių. Ir tu atsakinėjai į tokį klausimą, vat, savo arba vat, kitiem uždavinėjai, tai tie 35 investuotojai, kurie susimetė ir investavo 800 milijonų, jie ką durneliai, nu, kažin, ta prasme greičiausiai pasidarė namų darbus ir tai va, pirmyn atgal pinigų nešvaistė. Ir, va, nu, ir daug yra kriterijų, kurio žiūri, tai va, tai pavyzdžiui, Solid Power, nu, yra portfelį dabar numeris vienas paėjusi pozicija, ar čia žinau, kad tai paės ar nepaės, tu tiesiog įimi kompaniją su lūkesčiu, su idėja ir su vizija, ką jinai daro ir visų pirma, čia tau turi praeiti filtrai. Ir dabar va šiai dienai jinai atrodo gerai. Ir dabar atrodo gerai, atrodo, va perka, kažkas turbūt šortina, pardavinėja ir ją vis tiek toliau stumia į viršų. Dabar apie šiek tiek tokius konservatyvesnius dalykus, ne? Konservatyvesni dalykai, tai pavyzdžiui, portfelį yra tokios įmonės kaip AIG. AIG yra American International Group. Tai yra draudimo įmonė, viena iš didžiausių pasaulio draudimo įmonių. Kodėl aš, pavyzdžiui, ją perku, o ne kokią nors, pavyzdžiui, ten PGR arba ten, nu, per Berkshire, per Buffetto šitą, lemba, užstrigo pavadinimai. Berkshire Hathaway. Jo, bet pavadinimo Gateso yra antroji pagal didžiausią draudimo įmonę, PGR Progressive yra irgi didžiausia draudimo įmonė, bet pavyzdžiui, bet AIG, tai visos draudimo įmonės yra iš esmės geros. Visos yra geros, tik tais pagrindinė rizika yra kriziniai momentai ir anksčiau, pavyzdžiui, vat, kai buvo į Dvynius, ne, kai kalė, nu, rugsėjo 11 įvykiai. Tai buvo ne viena draudimo įmonė apdraudus, bet tarp jų ir buvo Gateso, viena berods didžiausių buvo General Electric jinai viską tuo momentu darė, buvo tuomet didžiausia pasaulyje kompanija, nuo lėktuvų variklių iki draudimų, iki kelių tiesimų ir ko jinai tik nedarė. Ir AIG taip pat buvo draudimo, nu, trejetukė didžiausių įmonių
Ir kodėl dabar aš čia vat perku, o ne kažkokią tai kitą įmonę, tai pagrindinis kriterijus yra, visos jos yra geros, visos iš esmės gerai atrodo draudimo įmonės. Ir, ir, ir Ir va, tu žiūri tokį vaizdą ir tas vaizdas atrodo fantastiškai. Ką tai reiškia fantastiškai? Tu žiūri kainos grafikas atrodo apie niekačių. Fletinasi taip toliau ir ją tiesiog surinkinėja visas pozicijas instituciniai fondai, o instituciniai fondai, ką tai reiškia? Tai reiškia ir dabar yra 95% institucinių nuosavybė, šitas skaičius yra čia. Šitas skaičius yra čia ir jeigu mes žiūrime kainos grafiką, kainos grafikas atrodo absoliučiai apie nieką. Ką tai reiškia apie nieką? Tai va čia istorija 28 metų, kai su svertais daug buvo draudimų, nu tai yra hipotetinių draudimų, būsto nedraudimų ir taip toliau ir čia vos nebankrutavo, jie išgelbėjo, ta istorija praėjo, reikia tikėtis pasimokins. Ir va taip eina grafikas dabar. Nu, atrodo, jis apie nieką grafikas. Čia va toks momentas, metai laiko, atrodo, va fletinasi, ne fletinasi, jinai čia kažką taip toliau. Bet ją supirkinėja. Man visada įdomu, kaip investuotojai yra ne ką Marytė perka ar ką Antanukas perka, o koks požiūris yra stambių institucinių dalyvių. Ir AIG turi labai gerą požiūrį, institucinių palaikymas yra labai didelis ir kiekvieną parduodamą akciją jie toliau supirkinėja ir paskui ateis toks momentas, kad čia netikėtai ką nors ten sukūrė, ką nors ten padarė AI, kokią naują programą ir taip toliau. Per daug laiko, kai esi investavime, vieną dar dalyką supranti, kad investavimas į naujienas ir taip toliau, tai yra kaip marionetės bėgiojimas, kur tu visą laiką būsi jau pratemptas už tų rankelių ar už kojelių, tai yra viskas jau vyksta post factum. Ir kai tu darai teisingus sprendimus, kai tu pasirenki teisingus dalykus, tai paskui jie kažkaip tai paima stebuklingai ir nustebina, ką noriu pasakyti, tai tokios kaip Solid Power, QuantumScape, ne įmonės buvo, tai tu jas, kai investuoji, niekur nebuvo parašyta, kad į Solid Power investuok ir jinai ten pakils 3 kartus. Ir paskui netikėtai išeina naujienas, ne? Tai esmė tokia, kad pats pagrindinis tikslas yra kaip investuotojui ieškoti, ar stambiem investuotojam įmonė yra įdomi ar ne. Kai išeina blogos naujienos, labai yra įdomu žiūrėti, kaip reaguoja instituciniai žaidėjai, kaip reaguoja stambų žaidėjai, bet jeigu žiūri oficialiam puslapį, neoficialiam puslapį, o jeigu žiūri institucinę ataskaitas, visi instituciniai investuotojai turi savo ataskaitas teikti ketvirtinės per pusantro mėnesio, per 45 dienas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 3 mėnesiai praeina ir dar 45 dienos mes turim lagą vadinamą, vėlavimą 4,5 mėnesio. Tai yra tos datos, tai buvo dabar rugpjūčio 15 diena, kita data bus lapkričio 15, dar kita yra vasario 15 ir gegužės 15, per metus yra 4 dienos, kai instituciniai turi paskelbti savo datas apie savo pirkimus, pardavimus, 15-20% paskelbė anksčiau, bet visi instituciniai kaip studentai paskutinę dieną dažniausiai paskelbė. Tai kadangi tema yra apie portfelį, grįžtu toliau į portfelį, tai čia kiekvienas dabar jau, kadangi yra dirbtiniai intelektai, aš dar esu iš tų laikų, kai viską turėjau darytis be dirbtinio intelekto. Jeigu būtų klausimas, ar dabar naudoju ar nenaudoju dirbtinį intelektą, taip aš jį naudoju. Ir pavyzdžiui, kad ir čia dabar įsivesti, paimti portfelį, aš padarau screeną portfelio ir vieną kartą per savaitę, kartais dažniau, bet šiaip toks ritualas yra sekmadienį, atsisėdu ir įsimetu ir sakau, pakalbam apie mano portfelį. Ir pakalbam apie mano portfelį ir dabar man pradedam nuo Teslos ir nuo didžiausios pozicijos, man 3 svarbiausias naujienas pateik, kas įvyko šią savaitę. Nuostabus dalykas, aš užtrukčiau kokį turbūt mėnesį viską analizuoti. Ir ten apie Teslą įsivedė, dabar nesenai buvo pasirašę naują kontraktą su LG, už ten $5 milijardus, su Samsungu taip pat pratęsė partnerystės,
naujas dar partnerystės, pagrindinis Panasonicas buvo, apie AIG irgi naujiena, BAMT išeina, kad paleido naują AI algoritmą, kad būtų lengviau apskaičiuojamos visos kompensacijos ir taip toliau, tai atrodo kaip ir nėra čia kažkokios tai naujovės, bet kai jau įdėgi darbo procesus, kad jau, nu, ten labai daug procentų, nebeatsimtų procentų, bet labai daug automatizavimo, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nes daroma restruktūrizacija, kad darbuotojo pamažins ir žodžiu. Nu, darbuotojų tu pamažini, tada sutaupai išlaidas, toks kaip Walmartas irgi. Walmartas, tarp kitko, kaip nu, mūsų Maxima būtų, tik tai Amerikoje 100 kartų didesnė. Walmartam priklauso, Walmartui yra šeima, turtingiausia Amerikoje, 45% jiems priklauso akcijų. Ir jeigu ten žinoma apie populiariausius žmonės, apie Walmartus galbūt kai kas net nėra girdėjęs, bet Walmartai yra turtingiausi Amerikoje žmonės ir automatiškai vieni įtakingiausių žmonių, turtas gal kokie 450 milijardų. Ir dabar, jeigu paklausčiau, kai kalbu apie Walmartus, nu kaip pas mumis Numavičius nuomonė yra, tai va ten yra Walmartai, Walmartų šeima. Ir jeigu dabar paklausčiau vėl tokiai Viktorinai, ar esate girdėję apie Walmartus pliusiukus, ar nesate girdėję minusiukus. Va šiaip. Visi klausimai, juos kaip nors, kada nors atsakysim, nes jūsų yra daug. O kokie šaunuoliai, pliusiukų kiek yra. Nu tai jau čia aš, kadangi dar esu pakankamai visuomeniškas žmogus, tai nu, ir Investuok žurnale rašau, tai va, tarp kitko Investuok žurnale dabar bus straipsnė apie Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizerį, Amgen ir AstraZeneca, 5 pagrindinius nuo lieknėjimo vaisto kūrenčius pharmaceuticals, medicinos įmonės, bet nu, ir aišku, Novo Nordisk ir Eli Lilly dabar sukūrusius, bet jo Investuok žurnale čia šiek tiek nukrypau, bet dar kartas nuo karto tenka pasivažinėti ir kartais į KTU nuvažiuoju, čia Klaipėdos universitete esu buvęs, ten atrodo 4 kurso finansų studentai ir ateini. Ir auditorija sėdi 60-70 žmonių, visą laiką paprašydavau, kad man sakau, kad kuo didesnė auditorija būtų, tai ten, kad 2-3 kokias klases susirinktų. Ir pirmas, nu, ne pirmas klausimas, bet va toks būna, tai pakelkite rankas, kas žinote, kas yra S&P 500 indeksas. Nu, jeigu va jūsų dabar nepaklausčiau, nu, jeigu jau minusiuką padarai, praktiškai tu iš karto mygtuką turi persijungti apie savo tai investuotojas, taip toliau visiškai mygtuką perjungi ir tu sakai, va, kad va, yra toks dalykas egzistuojantis, kad va, nu, investavimas toks žodis ten, va, kad tu gali savo pinigus va, nusipirkti vertybinių popierių, įmonės yra viešos, tu visiškai kitaip turi pradėti pasakoti. Ir kas liūdniausia būdavo, tai kad iki pandemijos nežinau, ar čia taip, kad neišsišaipyt, nu, žodžiu, Klaipėdos univere nuvažiuoju ir 60 ten žmonių auditorija ir man 3 rankas pakelia, 3, kas yra S&P 500. Nu jo, sakau, šaunuoliai, puikiai, vadinasi, bus ką pasimokyti. Tai va, tai tikiuosi, kad nu, ir pandemija savo padarė, kažkiek aš įdirbio darau, kažkiek kiti daro, kažkiek va, Financial Forum Freedom, pavyzdžiui, renginys yra, tik tais čia renginys yra apskritai apie finansinę laisvę, tai yra įeina viskas, NT, požiūris ir taip toliau. Aš daugiau koncentruojuosi į JAF akcijas, bet tai yra ta prasme vis tiek tai yra viskas apie investavimą. Ar tu į vieną ar į kitą kryptį investuoji, svarbiausia, kad žmogus komfortabiliai jaustųsi ir jo, tai pliusiukų yra daug, wow, šaunuoliai. Nu tai va, tai jau čia tada pažengęs susirinkom. Bet jo, dabar va, portfelis, gerai, va, portfelis, grįžtam prie portfelį ir apie komfortą. Tai kas liečia dabar komfortą, akcijų biržoje yra turbūt pats nekomfortabiliausias dalykas, į kurį galima investuoti. Ką tai reiškia nekomfortabiliausias dalykas? Tai reiškia, kad
Kai mes kalbame istoriškai, ten S&P 500 duoda 10% metinę gražą. Kablelis ir nubraukti žodį duoda, duodavo. Duodavo tai yra davė. Davė 10% metinę gražą. Kiek duos ateityje, tai yra, jeigu paimti apskritai, va dabar šiek tiek pataisant edukacijai, tai 10 per 10 pastarosius metus S&P davė ne, S&P davė ne 10 procentų. S&P davė 15 procentų. 15 procentų S&P yra vidutinis metinis augimas, 10 metų vidutinis metinis augimas. Ir jeigu jau laiko tarpą imti 30, 50 ir daugiau metų, jau prisiploja kaip magnetas prie 10 procentų. Tai mes ateinančius 10 metų mes galim tik tais tikėtis. Galim tikėtis ne mažiau 10, bet galbūt čia taip visi užklėsties, taip technologija šią užvaldys, kad mes auksim kokie 30 procentų, ne? Tai bet kuriuo atveju, jeigu prisirišant prie 10 procentų skaičius, ne? 10 procentų, kad vidutinę metinę gražą gauti, reikia laukti metus laiko. Ir akcijų rinkoje, kai esi, akcijos per dieną juda vidutiniškai 1-2 procentus. Vidutiniškai juda 1-2 procentus ir inertingesniem dienom, tai yra, kai įmonės teikia savo ataskaitas, tai vadinamas yra ataskaitinis periodas, kai daug įmonių vienu metu teikia savo ataskaitas, vadinamas rinkoje volatilumas yra didesnis, tai jisai gali jau svyruoti 2-3 procentai ir ateina tam tikri momentai, kaip pandemija, kaip dabar Trumpas, ne, muitų tarifai, taip toliau. Ir tu penktadienį sėdi ir matai, tau portfelis krenta -7 procentus. Ir tau pirmadienis ateina ir krenta dar papildomus 8 procentus, ne? Tai NT rinkoje ar kur nors skolinimo rinkoje ir taip toliau, tai portfeliai nevaikšto. Ir kas liečia komfortabilumą, nu, arba dividendiniai rinkoje, tai portfeliai nevaikšto. Ir vat, kas liečia akcijų rinką, kiekvienas turi tai įsivertinti ir kiekvienas tai turi turėti omeny. Tai va, ir kuo daugiau ateina pinigų, labai lengva yra sakyti, ai, čia procentukai, čia žiūri, taip toliau, vis tiek tu žiūri pinigus, ne? Žiūri pinigus ir tie pinigai jau kai krenta ne po $10 ir net ne po $1000, tai tada jau, nu, kaip, tai yra nei sunku, nei ką, tiesiog prie to reikia priprasti. Tai va, tai čia tokia šiek tiek užuomina buvo, kas va, dabar kalbat, gali tiesiog, va, nu, kas dabar žiūrite transliaciją, gali tiesiog nusifotkinti portfelį, dėl įdomumo, matysit, kas yra, duosite čia GPT, va, čia yra investicinis portfelis, pastudijuokit, jums labai puikiai ten parašinės, kas kur yra nupirkta, tik esmė, kad jisai nėra statinis, yra dapirkinėjimos pozicijos, yra pozicijos, bus galbūt po 3 mėnesių susitiksim lapkričio 27, kai kurių pozicijų nebebus. Ir praeitą savaitę Zoom'ą nupirkau dar. Praeitą savaitę Zoom'ą, tarp kitko, nu, vat mes per Zoom'ą nedarom, aš Zoom'ą jau naudoju kiek metų. Ir Zoom'as, kai kažkas tai kalba ten, vat Zoom'as, čia jisai dabar čia nieko gero, taip toliau, čia yra Teamsai, visa kita. Visą laiką, kai mes kalbam, ne, kai tu esi rinkoje, tu visą laiką supranti, ar tu šneki su žmogum, kuris domisi apie tai, ar pliotkininkas yra, pliotkyje, ne, ten kažkokių naujienų, ne, prisiskaitęs arba ten savo nereikalingą nuomonę, nereikšdamas. Bet Zoom'as yra, kokios jo yra stiprybės, vat, ir praeitą savaitę aš šiaip turėjau Zoom'ą ir praeitą savaitę dar nupirkau prieš ataskaitą, nu tai jau kaip ir dabar jau gali, pasisekė, atrodo, rovė į viršą, aišku, apsauginis tas praėjo, kad va, per skaičiuoklę gražiai atrodė, bet jeigu žiūrint dabar apie Zoom'ą, va šiaip, ne, mes įmonę žiūrim. Ką jin čia per pandemiją išdarinėjo, iki 180 milijardų vertės ir taip toliau tikrai jinai buvo pervertinta, bet visada žiūriu dabar, ne įmonė, jinai dabar yra verta vertinama 23 milijardus ir aš ją studijuoju va iš naujo, kaip jin dabar yra vertinama. Tai kokios Zoom'o yra stiprybės? Visų pirma, visą laiką kaip investuotojim, jums besidomint, kokią jūs įmonę bežiūrit, jums reikalinga yra visada rinkos dalies. Įmonė kokią rinkos dalį užima. Kokią rinkos dalį užima, tai dabar vėl, jeigu būtų tokia parodyk pačiu per įrankį.
pačias dabar kokius 3 mėnesius nieko gero atrodo, nieko gero atrodo, pačios šios ant ribos tokie, gal net kokius 2/3 pozicijos reikės uždaryti, jeigu grįžt ant nulio. Kai investavau, jis atrodė gerai, va šitą momentą dabar jau 3 mėnesius jisai ne to, kad terzina, bet toks jausmas, kad išsižadėjo investuotojai, nieko su juo nedaro. Tai va, tai dabar Zoomas, ne, grįžtant prie Zoomo, tai Zoomas, va, kaip galvojate, kol kas prašymų per įrankį ateisit pas mane, turėsime daug gražaus laiko, pas mane vienas mokymų ciklas užima 50-60 valandų, turėsim gražaus laiko, viską supasakosiu. Dabar šiaip tiesiog keletą elemento, ne, požiūrio. Tai va, pavyzdžiui, Zoomas, ne? Ir Zoomas, kaip galvojate, va, kelintoji vietoj pagal užimamą rinkos dalį, va, užima. Yra Google Meetsai, yra Teamsai, Microsoft, ten dar kažkokių kitų, net nežinau kokių platformų. Tai va, kiek procentų rinkos užima Zoomas? Va, kaip galvojat? Nuklausykit, apsiskaitę. Deimantas, vat. Pirmą atsakymą iškart teisingą pamačiau. Apie 35 procentus. Ar būtumėt pagalvoję, ne? Tai, aš kol nepradėjau giliau kapstytis ir domėtis ir žiūrėti, ne, visus finansus ataskaitas, blemo netikėjau, kad Zoomas kietas, ne, toks yra. Zoomas užima 1/3 visos pasaulinės online transliacijos rinkos. Teamsai užima apie 26-27 procentus. Čia duomenys yra gal kokių 4 mėnesių senumo, tai dabar jeigu ten su dirbtiniu intelektu pasikalbėtume, tai gal tos dalys ten su keliais procentais padidėtų, sumažėtų. Google Meetsai plus minus apie 18 procentų ir ten visi kiti jau į galą. Realiai 3 yra pagrindiniai, bet mes darom mane per Zoomą. Kodėl, pavyzdžiui, aš į Zoomą investuoju? Todėl, kad kai aš esu mokymuose, mes darom per Zoomą, tu, Jūriau, esi Teamsus, pavyzdžiui, bandęs. Esu, bet labai nemėgstu iš tikrųjų. Tai aš Teamsus aš naudoju, gal ne praktiškai kiekvieną dieną, bet jeigu su kažkom tu kalbi iš organizacijos kokios, arba kažkokią įmonę, taip toliau, aš naudoju Teamsus ir pas mane ir per mokymus chatas yra Teamsų, pavyzdžiui, Zoomo chato nenaudoju, nes mes baigsime transliaciją, viskas dingsta, ne? Teamsus. Nebedings, jau dabar, žinok, nebedingsta. Ką? Zoomas nebedingsta? Jau dabar nebedingsta Zoomo chatas, jau lieka ir po to. Bet aš turiu meni, kad visi dabar tarpusavį galės bendrauti jie. Jeigu tai yra meetingas, o ne webinaras, tada taip. Bet vis tiek tada tam tikro atskirai, tada daug tų kambarių susidaro. Žodžiu, tas tai yra, bet daug tada kambarių susidaro, per webinarą čia negalėsi, tai vis tiek Teamsus aš naudoju, ten anksčiau vos ne kaip vietoj Skype'o, ne, nes, realiai Skype'as priklausė Microsoft'ui ir kas buvo Skype'e, tai perėjo į Teamsus. Tiesiog, tu nieko net nepajunti, tau vietoj ženkliuko Skype'o Teams'e atsirado. Bet, pavyzdžiui, Teams'ai, jie su įrašais, tu ten turi sutikimų, kad tu galėtum įrašinėti ten kiekvieno dalyvio, ten taip toliau. Žodžiu, yra daug nepatogumų ir Zoomas yra, ką mes dabar darom, Zoomas yra patogiau. Dabar pandemija, ne? Pandemija buvo 2020 metais. Zoomas uždirbo įspūdingus pinigus, ten milijardas pelno, ne? Ir pandemijos šitas, ne, laikotarpis. Tai yra vadinamos po pandeminės įmonės, po pandeminių, kurios buvo ant pandemijos, kaip pavyzdžiui vakcina Moderna, ne, kuri vien tik tais kūrė vakciną ir neturėjo jokių kitų produktų, ne, tai kas su jie atsitiko, tai šitaip, ne, jinai kainuoja. Zoomas, kas pas jį yra, jisai pas jį pajamos nesumažėjo, jisai sugebėjo išlaikyti savo klientus ir dar sugeba netgi po truputį didinti pajamas. Ir jisai neužleido nei Microsoft'ui, nei Google. Microsoft'as ir Google'as, ne, trilijoninės įmonės, Zoomas yra vienas pats laukia karys ir jisai sugeba būti lyderiu ir išlaikyti savo pozicijas. Ir tai yra vienas dalykas, pajamos nemažėjančios. Kitas dalykas yra šitas rodiklis, enterprise value, ne, tai yra vertė, tai yra įmonės kapitalizacija
plus grinėjai pinigai ir tiksliau minus grinėjai pinigai ir minus ir plus skolos. Tai žaliai reiškia, kad, nu, o raudonai reiškia įmonė, jeigu daug skolų yra, tai tada bus tiesiog įmonė išpūsta ant skolų. Ir, žodžiu, čia dabar reikia detalesnio pasakojimo, bet esmė yra kokia, kad, pavyzdžiui, Zoomas, ne? Zoomas. Kas pas jį yra gerai, kad jisai iš vis neturi skolų. Jisai neturi skolų. Įmonė, ne, šiais laikais įmonė be skolų, jie yra visiškai nusispjauti, jinai uždirba milijardą grinojo pelno, milijardą šimtą grinojo pelno, toliau nueina į balance šitus, jinai turi kešo, įmonė, turinti įmonė kešo turi beveik 8 milijardus dolerių. 8 milijardus dolerių įmonė turi kešo, tai yra 30% jos vertės yra grinaisiais pinigais. Toliau, nueinu į skolas, nueinu į skolas long term debtą, ne? Taip, čia fakcija, tai einu Reuters. Kažką čia biški man Finvizas, taip, ieškau long term. Visur, va, minusiukai. Įmonė jokių skolų neturi. Įmonė jokių skolų neturi, pajamos didėjančios yra ir įmonė, kuri išleidžia eilutėj, įmonė skaitosi inovatyvi, jeigu išleidžia tyrimam, plėtrai ir taip toliau, mažiausiai 15-20% įmonę galim laikyti inovatyvę. Dabar Zoomas yra tokia eilutė Research and Development. Yra eilutė, va čia, selling, ne, čia va yra Research and Development, ne eilutė. Įmonė, kuri beveik po milijardą dolerių skiria tiesiog, va, inovacijom, ne, inovacijom kūrimui, ten dirbtinio intelekto, taip toliau, ten integracijom kokiam ir, nu, va, kaip, pavyzdžiui, va, dabar, vat, kas nors klauso, tai yra webinaras nemokamas. Lapkričio mėnesį važiuosite, sumokėsite kažkiek ne pinigų, tai jūsų eilutė, jūsų vadinamo gyvenimo eilutė eis į saviugdą, ne į saviugdą, kur jūs niekaip galų nebesurišit, ar čia jums davė kažką ar nedavė knygą, nusiperkat į saviugdą, ateisit pas mane į mokymus, sumokėsite ten 400 eurų ir jums nueis į tą eilutę, kur jūs paskui galų nebesurišit. Nu, kas jums davė daugiausiai naudos, ne? Kas jums davė daugiausiai naudos ir va tokia eilutė yra, nu, tai va čia kaip gyvenime ne yra tie patarimai, kad skirk ten bent jau 10-15% pinigų savo, ne investavimui savo, ne, va, nu, tai yra, o savo, tai yra, nežinau, užsirašyk ten į ispanų kalbos kursus, ne, nu, tai jau eisi tą, ne, eilutę ir taip toliau. Tai va, tai grįžtant vėl atgal prie portfelio, šiaip 63 įmonės yra, nu, jų niekaip neišeis mums šiandieną visų Jo, aptarti. visų gal ko gero tikrai neišeis praeiti. Nu, bet kiekvienas gali susidaryti nuomonę tiesiog, vat, kokių yra įmonių, tai vat, pavyzdžiui, iš tokių vienų įdomesnių, vat, pavyzdžiui, vat, ką rekomenduočiau, vat, šiaip, vat, pasiskaitinėt, vat, pažiūrinėt, pavyzdžiui, yra JCI, Johnson Controls International. Tai yra įmonė, kur man net aš kalbu su savo grupė mokiniais, nusakau gėdą prisipažinti, kad aš 10 metų galvau, kad Johnson Controls International yra įmonė kažkaip tai susijusi su Johnson & Johnson's. Nu, tai yra Johnson & Johnson's medicinos įmonė, o Johnson Controls International tai yra įmonė, kuri, vat, ką nors ten International, ten kažkur kitur, vat, yra ten dukterinė įmonė. Bet Johnson Controls International tai yra įmonė, kuri yra, tarp kitko, kondicionierius, ne, bet kai kažkur eisite, Lietuvoje galbūt mažai yra, Lietuvoje pagrindė bus LG, Honeywell, tie sukinėt, nu arba dabar jau moderniai skaitmeniniai kondicionieriam, kondicionavimo sistemom Amerikoje ir taip toliau bus Johnson Controls International dominuojantis, tai yra žmogus, kuris sukūrė termostatą. Žmogus, kuris sukūrė termostatą. Ir, nu, ten istorija dar įdomesnė eina, bet esmė, kad jie stato išmanius pastatus, prabangius pastatus ir tokie pastatai kaip Dubajaus Kalifa viešbutis. Kai nuvažiuosite, ne, tai vat, prisiminsi Johnson Controls International ir jinai viską yra padarius nuo priešgaisrinių sistemų iki ventiliacijų, iki atsarginių baterijų ir iki vat, visos kompiuterinės programinės įrangos, viso pastato
valdymo, aptarnavimo ir taip toliau. Wembley stadionas, Empire State Building, visa pilna renovacija nuo 2011 ten iki 2015 metų užtrukusi, viską yra irgi jie padarė. Ir, ir pavyzdžiui, Varta gamintojai, baterijų gamintojai buvo taip pat jų verslas, pardavė Varta visą savo biznį už 13 milijardų dolerių ir dabar dar parduoda vieną HVAC tokį biznį, ten, žodžiu, su viskom susiję, ten netgi jau mašinom sėdynės gamindavo, tai visus verslus parduoda ir grinai dabar koncentruosis į modernius pastatus ir jeigu apie tą įmonę atskaitinėjęs, nu aš apie ją esu turbūt mėnesį prasiskaitinėjęs, tai labai įdomi įmonė ir kai klausimas, pavyzdžiui, yra kaip tu atsirinki įmonės, tiesiog pasiemi, pavyzdžiui, earnings reportą, ne, ir pradedi, gali čia užsikasti 3 dienas apie jį studijuoti, tai nėra kažkokio vieno, tai ten elemento, į ką pasižiūri ir nusprendi. Tai portfelė, jinai pas mane irgi dominuojant yra pozicija, penketukė, jinai yra dėl to, nes į ateitį jinai eina link išmaniųjų miestų, kad bus išmanų miestų, jau dabar beros ar San Franciskas irgi yra ar jau parengęs, ar neparengęs, ar link parengimo eina, kad visą projektą išmanų miestą daryti nuo apšvietimo iki visų sistemų ir tu studijuoji ir yra šauni įmonė. Vici yra, pavyzdžiui, grinai dividendinė įmonė, kurie yra fondas įkūręs įmonė, kurie per bankrutuojant Las Vegase Caesars Entertainment buvo įmonė, daugelis supirko kazino pastatų, buvo tokia istorija irgi labai įdomi, čia galima būtų 5 valandas pasakot, bet jinai supirko pastatus ir Las Vegase apie 30% visų pastatų priklauso šitai Vici Properties ir visi yra tik tais operatoriai. Ir jinai eina grinai ant dividendų. Tai yra dividendinė įmonė, virš 5% dividendų moka, tai tokių įmonių ir šiaip yra virš mokančių tiek dividendų, bet jinai yra nupirkta, nes atrodė gražiai mano įrankį, dabar kažin kaip atrodo, kaip pirkau gražiai atrodė. Šitas momentas eina, kad čia atrodo nieko nevyksta, bet eina pardavimui, kažkas jie vis surinkinėja apie 4 mėnesius, čia skaitosi atrodo gražiai. Tai ir iš tokių nesenai pirktų pozicijų, tai Qualcommas irgi labai jisai patinka su savo technologijom, 5G visi ryšiai ir taip toliau, tai yra, irgi pasako, čia galim daug, bet esmė, kad Qualcommas yra tarp naujesnių pozicijų, United Health yra pati didžiausia sveikatos draudimo įmonė, ir per visus skandalus, finansinius skandalus, tai čia tie kritimai buvo, bet aš jie kaip su nuolaida esu nusipirkęs, įrankiai taip pat atrodė neblogai ir kai tu pačią kompaniją žiūri sveikatos sektorių užima daugiau negu 50% visos rinkos, kai tu supranti kliento prisirišimą ir kad klientas taip lengvai nepabėgs nuo kažkokios tai sistemos, prie kurios jis yra pririštas, tuo labiau prie sveikatos sistemos, tai United Health aš ilgojų periodų laikau tai kaip su gera nuolaida galinčia nusipirkti įmonę. Niekada nebuvau pirkęs cigarečių įmonių. Ir pačios pirmosios atsirado, tarp kitko mes, kai kalbam dabar nuo sausio mėnesio, labai svarbų momentą praleidom svarbų momentą apie diversifikaciją, tai yra prieš Trumpo rinkimus labai toks jausmas buvo, kad labai bijojosi imti kažkokias tai technologijas, kas viršuose ir pradėjau pirkti įmonės, kurios daugiau yra ciklinio vartojimo ir tas ciklinio vartojimo pirmoji pozicija į portfelį yra Mondelezas. Tik tais Mondelezas dabar jau šitaip atrodo, bet kai viskas krito, man Mondelezas labai gerą padarė amortizaciją ir tarp jų British American Tobacco ir Altria. Visos jos atrodė įrankė, gražiai Altria dabar procentų mažiau, bet nes jie padvigubinau poziciją nesenai, tai procentai sumažėjo, bet British American Tobacco visos nuostabiai ir plus dar dabar procentai 5-6%, bet
kai pirkau apie 8 procentai buvo, tai jos, nu, portfelį dabar tikri saldainiai. Jeigu nežiūrėti kažkokius tai dalykus, kad sveika, nesveika, o tik tai įskaičius, tai, nu, jos vat yra. Bet, jo, gerai, dabar grįžtam prie lenktynių. Prie lenktynių, prie lenktynių, prie lenktynių, prie lenktynių. Bet vat supras dabar portfelį, tai kaip jisai atrodo pagal sektorius. Rinkoje pats didžiausias sektorius yra technologijų sektorius, kuris užima apie 33 procentus, bet pas mane portfelis jau užima 20 procentų. Jeigu dabar reikėtų diskutuoti, kodėl, kas, kaip, nu, tiesiog jeigu jis tiek užima, vadinasi, aš technologijų, nežinau kaip paaiškinti, man tiesiog atrodo, pirkti 5 technologijų įmonės pačias didžiausias dėl to, kad jos užima penktadalį visos rinkos. Nu, kažkaip aš dar jaučiuosi jaunas, dar jeigu viskas gerai gyvenime, ne, tai dar yra lygiai gal 30, 50, gal kažkiek ne metų, tai norėtųsi dar vat, kažką investuoti į tai, kas galėtų užaukti X kartais, galbūt ten 100 kartų. Tai įmonės, kurios yra jau numeris vienas, ne, ten Microsoft, tai Apple ir taip toliau, nu iš jų, kad jos išauks 10 dar kartų arba 100 kartų, tikėtis būtų labai labai naivu, bet čia yra mano požiūris. Tai dabar kaip atrodo, vat mano portfelis, 27 procentai yra ciklinio vartojimo prekės, čia jau nebeaptarsiu kiekvienos, bet tiesiog jos buvo dauguma portfelio surinktos per dar prieš Trumpą, kai visa rinka buvo viršūnėse, tiesiog kažką, vat, pradėjau portfelį dėlioti ir pas mane ir dabar yra ciklinio vartojimo prekių daugiausiai, technologijų sudaro antroji vietoje, medicina trečioji vietoje, finansai, pramonės sektorius ir visos kitos tokios plius minus yra diversifikuotos. Čia įdomus momentas yra, kad large įmonės pas mane sudaro 61 procentą portfelio. Ką tai reiškia large įmonės? Pagal Amerikos šitos segmentavimą, žodžiu, skirstimą. Pagal Amerikos skirstimą tai yra iki 50 milijonų nano įmonės, nuo 50 iki 300 yra mikro įmonės, nuo 300 milijonų iki 2 milijardų yra vidutinės įmonės, keistai skamba, ne, Amerikos mastais, turi milijardinę įmonę, čia vidutinė. Tai Amerikos mastais toks yra skirstimas, nuo 2 milijardų iki maža įmonė, nuo 3 iki 2, nuo 2 iki 10 yra vidutinė įmonė, ir nuo 10 iki 200 milijardų yra didelės įmonės ir po to eina mega. Mega įmonė yra virš 50, bet pas mane portfelį sudaro large daugiausiai įmonės, tai yra ne kažkokie tai startupai, bet įmonės, kurios yra didelės, bet jos dar nėra per didelės, kad negalėtų tapti mega didelėm įmonėm. Kas liečia mega įmonių, kai sakau, dabar yra 50, prieš dar 8 metus mega įmonių buvo 27. Tai galim sakyti, mega didelių įmonių išaugo iš didelių įmonių 2 kartus. Čia, tiesiog tokiam bendrai edukacijai, iš ko susidaro, iš kokių šalių. Iš kokių šalių, tai visas pagrindas yra Amerika, bet jeigu ką, tai bendrai edukacijai, ne tik tais amerikoniškos įmonės yra akcijų rinkoje, tai yra ir kitų Europoje esančių įmonių. Čia kažkada pristatėme buvo, čia iški senas, bet šitą vaizduką norėjau. Tai, čia toks, kad gražesnis paveiksliukas, kad suprasta, ne, tai yra, pavyzdžiui, tokia, netgi įmonė Kolumbijoje esant Ecopetrol. Labai irgi įdomi įmonė, 88 procentai valstybei priklauso, labai įspūdingus gerus dividendus moka, kurie, tarp kitko, yra nulio apmokestinami. Kai mes kalbam apie dividendų apmokestinimą, tai priklauso, kokioje šalyje yra priklausanti kompanija. Tai iš Kolumbijos gauni dividendus, aš per Swedbanką gaunu dividendus, yra nulis apmokestinimo. Kiniečiai yra NIO ir Xpengas, tarp kitko NIO ir Xpengas labai gerai pardavimus dabar daro, vėl ant atsigavimo ir NIO kaip ir juda į priekį. Tai pradėjau paviršutiniškai kalbėti, nes
jaučiu, kad dar reikės Jurijui leisti pakalbėti ir jo, mes čia. Jo, jau turėsim Jo, eiti tai va, jau tai ir dabar pats paskutinius. galutinis, va, pats įdomiausias, tai va, koks mano iššūkis yra, tai šiaip, va, aš kada šnekam, tai tas MP lenki, nelenki ir tada gaunasi, žinai, kaip labai sunku, kai tu ten pinigus dedi, ten ištrauki, ten kažką vėl pridedi, ten ir toks neina tų galų suprasti, tai va, pas mane va šitą grafiką, aš va jį visada va rodysiu, nu, kaip, ta prasme, viešai aš jo nerodysiu, tik tais, vat, arba vat, per tokius susitikimus kaip mūsų yra, arba per mokymus, nu, nežinau, kaip ką rodysiu, kad paskui nebūtų per dažnai ir neatrodytų kaip daugiau ne pats parodymas edukacijo, kad neatrodytų kaip gyrimasis. Tai, tai kol kas tos lenktynės, nu, tokios, lenktyniaujam su SPY indeksu, bet rodiklės. Čia va yra S&P 500 indeksas, S&P 500, mėlyna rodiklė yra, tiksliau geltona rodiklė yra, tai yra tikrasis, tikrasis portfelis, mėlyna rodiklė reiškia, kaip supras dabar tikrasis, netikrasis, šitas reikštų, jeigu portfeliai visos pozicijos būtų lygiomis dalimis. Jeigu pozicijos būtų lygiomis dalimis, visos išskirstytos lygiomis dalimis, tai tai šitą daugiau rodiklį reiškia, ar priiminėjai sprendimus gerai, sprendimai geri, ar teisingai dėlioji svorius, atsakymas ne. Tai yra, vat, nu, kažkas tai per daug sveria, kas nėra paaugę, ne? Ir tokia, vat, kaip Solid Power irgi mažiausia pozicija buvo portfelio, daugiausiai procentų išaugus. Ir kai kalbam apie pavienės įmonės, nu jo, ir dar grįžtų dar prie procentų ir viskas, atiduodu Jurijui atiduodu į rankas viską. Tai dabar vat, apie procentus kalbant, tai pavienius, jeigu procentus imti, nu tai vat lyderis yra Solid Power. Antroji vietoje yra Nvidia, Unity labai šauni įmonė, Danijos įmonė, apie ją irgi galima labai daug kalbėti, bet paliksim kitiem kartam, Coinbase'as, NIO ir va taip, jeigu žiūri į tokį dešimtuką, atrodytų, o kaip įspūdingai, ne, augia. Jeigu žiūri tik tais va į tokį dešimtuką. Bet jeigu nuo kito galo padarai, nu tai va yra didžiausi minusai Udemy, Lucidas, Novo Nordisk, Lajas yra labai taip pat įdomi įmonė, jeigu kvantiniai kompiuteriai paeitų, tai mūsų visos antivirusinės nebeveiks, tai jie bus patys pirmieji pasiruošę tam, jeigu paeis kvantiniai kompiuteriai. Tai va čia jau investavimas yra į lūkesčius idėjas, Plug Power, vandenilis ir čia jau tokios visos idėjinės ir visos minusinės. Bet svarbiausia yra investavime, kai yra pliusas, tai yra koks pliusas ir kai yra minusas, tai yra koks minusas. Viskas, mano pristatymas baigtas, atiduodu Jurijui, tikiuosi kažką naudingo savo pasiemėt. Ačiū Mindaugai, iš tikrųjų, manau, kad labai detaliai paaiškina ir pasakoja, tai ir klausimas dalyviams pradžiai, kas iš to, ką Mindaugas iki šios minutės papasakojo, pasisėmėte vertės ir kam ši informacija buvo naudinga, parašykite pliusiukus, kaip Mindaugas mėgsta, minusiukus, jeigu nepasisėmėte. Matau, kad minusiukų nėra, vien tik tais pliusiukai, tai iš tikrųjų tai yra tik tais dalis to, ką ko gero Mindaugas galėtų pasakoti ir kaip jau ir minėjau, esame jums paruošę dėmesio vertą pasiūlymą, jeigu norite dar daugiau vertės ir jeigu norite įgyti dar daugiau žinių ir idėjų ir nepriklausomai valdyti savo pinigus, priimti tuos kasdienius sprendimus protingesnius, ne tik gal investuojant į vertybinius popierius, bet investuojant ir į kitas turto klases ir to pasiekoju užsitikrinti gerovės lygį tokį, kurį norėtumėte turėti ir ateityje. Ypač jeigu dar ieškote, kaip įgyti daugiau drąsos arba daugiau naujų idėjų, kaip pradėti investuoti, kaip efektyviau tai daryti, kaip pat ir Mindaugas rodė. Ir jeigu ieškote taip pat ir aplinkos, kur galėtumėte pabendrauti su kitais bendraminčiais, kurie investuoja taip pat į jūsų tokias pačias turto klases, galbūt į kitas turto klases, pabendrauti ir su Mindaugu gyvai, ir su kitais pranešėjais, tai ką ir minėjau mūsų webinaro pradžioje, Financial Freedom Forum konferencija, 4. kartą Lietuvoje, lapkričio 27 dieną, Mindaugas vienas iš pranešėjų, tad tikrai jau žinau, kad jo pranešimo metu salė bus sausakimša.
galėsite pabendrauti gyvai ir tokių pranešėjų kaip Mindaugas iš skirtingų sričių, ekonomistų, praktikų, investuotojų bus visa eilė. Čia tik tais dalis tų, kas kalbės mūsų konferencijoje šiais metais. Sąrašas nuolat pildomas, tai galite rasti svetainėje daugiau žmonių. Ir taip pat vienintelė Lietuvoje vykstanti investicijų mūgė. Tai yra vieta, kur po vienu stogu susirenka skirtingų sričių, investavimo, finansų srities įmonės ir galite prie jų prieiti, paklausti jums rūpimus klausimus, užduoti jiems juos ir gauti atsakymus po vienu stogu. Tad tai lapkričio 27 dieną ir šiai dienai bilietų kainos yra tokios, kaip matote ekrane. 87 eurai standartinis bilietas ir VIP bilietas suteikiantis daugiau vertės, tai yra ir maitinimą, ir kavos pertraukėlės, ir uždarą VIP dalyvių zoną, ir taip pat tinklaveikos vakarą. Mindaugas neduos sumeluoti, labai ilgai ir šauniai jame būname, tad yra proga neformaliai pabendrauti taip pat tenais, tai galite rinktis arba vieną arba kitą variantą. Ir iš tikrųjų tai yra paskutinės dienos, kai šiom kainom galima pasinaudoti, kadangi nuo rugsėjo 1 kainos kils ir miestas ir bilietai kainuos brangiau. Tad vietų už tokią kainą jau nebus galima gauti. O šio webinaro dalyviams, kadangi jūs jau praktiškai netrukus 2 valandas su mumis, mes esame paruošę specialų pasiūlymą, tad be bilieto, nepriklausomai nuo to, kokį renkatės, ar standartinį, ar VIP, mes dovanojam jums dar eilę dovanų. Pirmoji iš jų yra Starfish Academy mūsų įmonės, kurie yra organizacinis partneris šios konferencijos kursas, įžanginis finansinio raštingumo kursas, tai yra online mokymai, plus viena gyva Zoom užsiėmimų diena šeštadienį pusdienis, atskirai jie kainuotų 300 eurų, jums dovanojame nemokamai, tad arba standartinis, arba bilietas, papildomai, kaip matote, vertė išauga jau beveik iki 400 eurų arba daugiau. Taip pat, jeigu domintės ne tik vertybiniais popieriais, bet ir investavimu į nekilnojamą turtą, kur mūsų taip pat yra sukurtas kursas investavimo į NT paslaptis, ko gero populiariausias kursas online Lietuvoje šioje srityje, jis dovanojamas jums taip pat, tai atitinkamai su standartiniu arba VIP bilietu gausite jį dovanų ir galėsite mokytis taip pat ir investavimo į NT. Be viso to taip pat ir kapitalo kūrimo paslapčių kursas, kuris apima šiek tiek ir investavimo į vertybinius popierius, bet taip pat ir tarpusavio skolinimus į platformas ir panašius instrumentus, vėlgi dovanojamas jums dovanų. Tai yra bendroji suma, kaip matote, vertė kartu su bilietu yra virš 800 arba virš 900 eurų, priklausomai nuo to, kokį bilietą jūs rinktumėtės. Bet tai dar ne viskas, kadangi ir Mindaugas sakė, ir aš noriu prisidėti prie šios spec pasiūlymo, tai nors, kaip matote, jūs visą tai galite įsigyti už 87 eurus, jeigu renkate standartinį bilietą arba VIP bilietą už 167 eurus, ir visa kita, ką čia matote išvardyta, jums bus dovanojama dovanų, tai yra tik tais už dabartinį išankstinį bilieto kainą, jūs visą tai galite gauti. Taip pat kartu jūs gaunate dar ir 800 eurų nuolaidą Mindaugo Navicko mokymams. Jisai juos minėjo, mokymai Mindaugai kiek virš 60 valandų berods ar kažkas tokio. Pas mane viskas vyksta ciklais, tai yra vienas ciklas, yra 50-60 valandų, apie 2 mėnesius, bet kursą leidžiu kartoti neribotai, tai jūsų pagrindinis vienas dalykas, tai yra pirmą žingsnį padaryti, užsirašyti mokymus, o paskui jau galėsit mokintis, kiek jums reikės. Tai va, tai matot. 80 eurų. 3F raidės nuolaidos kodas bus. Tai šis nuolaidos kodas galioja visiems, kas klausotės, o papildomai, jeigu norite gauti dar daugiau vertės, tai kartu su standartiniu ar VIP bilietu jums pasirinktinai gaunate dar krūvą papildomos vertės, kurį jau atskirai, mano galva, atpirks vien tik investiciją į bilietą, nekalbant jau apie pačią konferenciją, kur galėsite pabendrauti ir su Mindaugu, ir su manim, ir su kitais pranešėjais gyvai. Tai šis pasiūlymas galioja, žinoma, ne amžinai, kadangi ir bilietai brangsta nuo rugsėjo 1, tai jisai galioja pirmiem 30, kas juos spėsite pasinaudoti. Na, arba jeigu taip nutiktų, kad naudositės lėtai, tai iki rugpjūčio 29 dienos vidurnakčio. Tai arba 31, arba 29 dieną vidurnaktį jisai nustoja galioti. Kaip rodo praktika, įprastai to nereikia laukti, pasinaudoja žmonės greičiau. Tai tam, kad jo pasinaudoti, kol mes dar atsakysim vieną kitą klausimą, jums tai reikia nueiti į specialią šio pasiūlymo svetainę laisvesforumas.lt pabraukimas /spec arba nuskanuoti QR kodą arba paspausti čiate nuorodą ir būti
greitais pasinaudoti šio pasiūlymu, kad spėtumėte būti tų 30 tarpe. Na, o kad matytumėte, kiekgi tų vietų liko, kadangi mes gauname iš Bilietai LT mūsų bilietų platinimo partnerio kas kartą žinutę, kai kažkas nusiperka, tai aš šį kiekį mažinsiu, kai registracijos įkritinės, o mes savo ruoštų dar paliesime vieną kitą klausimą, kurių tikrai yra labai labai daug, tai visų atsiprašau, bet nespėsim paliesti, nes tada reikėtų dar su Mindaugo iškalba kokių 3 valandų juos atsakyti, tai galėsite užduoti gyvai susitikę, bet dalį jų tikrai užduosime Mindaugui ir pamėginsime juos atsakyti. Tai aš tuo atsidarau tik tais Bilietai LT sistemą, kad matyčiau, kaip jūs registruojatės ir nemeluočiau jums, kiekgi liko vietų, o mes savo ruoštų tuomet atsakinėsime klausimus pagal tai, kas sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Na, populiariausias klausimas, Mindaugai, buvo, per kokią platformą investuoji, nes minėjai, kad buvai brokers, buvai Revolute, po to sujungiai viską į vieną, tai kokia dabar tavo pagrindinė platforma yra? Pas mane viską, ką aš dabar ilgalaikės investicijas darau, kažkas čia kamera man nusisuko, visas ilgalaikės investicijas, kur darau, viską aš darau per Swedbanką. Per Swedbank. Jo, o Revolutą, Interactives, viską aš irgi turiu, bet kas liečia, matai, jeigu sumą perki jau nuo 3000 į viršų, nelabai yra skirtuma, tas komisinis mokestis, ten sumokėtos $7, ne tame esmė yra. O kas liečia patį patogumą, nu, tai aš visą laiką Interactives naudodavau, bet per pandemiją absoliučiai Revolutas man nukonkuravo Interactives dėl savo patogumo, tai 5 metus aš viską, kur nauji pinigai ateidavo, tai dėdavau per Revolutą, tik tai Facebook'e balandžio mėnesį postą rašiau, Revoluto portfelį uždarinėjau, 5 metų mano portfelis gavosi, nu, man pačiam įspūdingi 271% arba apie 31% metinis augimas, jeigu sudėdamosiom palūkanom imti, bet uždariau aš jį balandžio vidury, kai buvo kritimas ir pusė atšokimo, tai kas būtų, jeigu nebūtų, tai dabar jis kabėtų gal kokie 380%, bet yra kaip yra. Tiesiog man, nu, tokį žingsnį norėjau padaryti o spekulacijom, tradingui nenoriu reklamuoti, turiu platformą žaidimams skirtą, bet aš esu už tai, kad jeigu jūs norėsit žaisti, labai labai palinkėjimas yra, ateikit pas mane, aš jums papasakosiu, kas tas yra tradingas, kas tas yra spekulacijos, 19 iš 20 nesigaus. Ir tiesiog tokia yra realybė, bet aš tame labai daug laiko esu praleidęs, turiu padaręs 25 000 sandorių, kalbu ir apie statistiką, ir kokių dalykų yra pridaryta, pinigų niekada daug neuždirbau, bet aš jų uždirbdavau. Ir kaip tai pavykdavo daryti, ir kiek tai kainuoja energijos, laiko ir taip toliau, tai visą tą aš supasakoju, o pagrindinis principas ir esmės suvokimas, kad uždirbtum tą $10,000, turi uždirbti 110 000. 110 000 uždirbti ir 100 000 pradirbti. Kai toks supratimas ateina, tai tu tada supranti, kas yra rizikos valdymas, bet tai yra labai stipriai varginantis dalykas, labai daug energijos atimantis, bet lygiai taip pat kaip ir, nu, eiti sporto salę, taip pat energijos, ne, tu atimi, nu, dar nesu matęs, kad iš sporto salės ar iš ten kokio nors kroso bėgimo būtum kaip išsimiegojęs, ne? Tai tradingas labai yra gerai smegenim, smegenų mankštai, ir pas mane 80-90% pozicijų yra atrandamos tiesiog iš buvimo rinkoj. Tai jo, matau, čia rašote, tai kodas FFF čia yra Mindaugo mokymams, kur ta speciali nuolaida, Mindaugas duoda nuolaidas atskirai kitas, bet šita 800 eurų būtent skirta FFF dalyviams. Ten kažkas, kur rašė, ten 350, ne, ten už 350 nenusipirksi, ten buvo kažkada išskirtinė proga, ten Black Friday ar kažkokia, ten ar naujametinė proga, tai gal kažkada jos ir bus, bet šiaip linkėčiau koncentruotis, nu, ne į nuolaidas, o į
savo laiką, kur jūs ruošiatės tą laiką gaišti. Aš kaip ir, nu, esu išauklėtas, kad negaišinti nei savo, nei kitų laiko, tai stengiuosi ir per mokymus, nu, to laiko negaišint. Visai gaunasi, bet papasakoti, ta prasme, į smegenis sudėlioju šiek tiek dalykų, kurių galbūt atrodo, nu, kitiem paskui iš atsiliepimų yra blemba, kažkaip sako, prieš tai taip, nu, net nebuvo dašutė ar kažkas panašaus. Taip Nieko. kad drąsiai galite naudotis kodu, o tie, kas norite pasinaudoti šiuo mūsų pasiūlymu, jokio kodo nereikia. Jums tiesiog reikia nueiti į svetainę, kurią matote ekrane arba čate. Ir mes visus, kas pasinaudojo nuo šio momento iki pasiūlymo galiojimo pabaigos, visiems jums šitas dovanas nusiųsime po to, kai pasibaigs pasiūlymo galiojimas. Tai yra po rugpjūčio 29 dienos jūs gausite elektroniniu paštu laišką su visa informacija, kaip gauti dovanas. Kaip matote, beje, jau 8 žmonės tuo pasinaudojo. Tinklaveikos vakaras, Lina, yra po renginio vykstanti after party dalis, kur susirenka pranešėjai, VIP dalyviai, geram restorane, išgerti kas alkoholinių, kas nealkoholinių kokteilių, pabendrauti jiems įdomiom temom. Tai yra būtent after party vadinamas, kitaip tariant. Gerai, tai dar matau, klausimų yra ne iš renginio, tikrai daug jų susikaupė, nežinau, ko gero čia dėl dabartinės visos reformos, bet klausimas daug laikų sulaukęs, Mindaugai, apie antrą pensijų pakopą. Čia tradingas, akcijas ir panašiai, kaip pats, ar joje esi, ar kaupi ir liksi po naujų metų. Žinok, matai, aš esu susikoncentravęs į savo veiklą ir atrodo, tas investavime ir turi apie viską domėtis. Aš, žinok, tingiu domėtis, nieko nekeičiu, viską tą patį turiu ir vaikam kaupiu po 100 eurų dedu ir savo kaupiu, ir gyvybę kaupiu, ir viską darausi ir man viskas yra gerai. Ir nieko aš nekeičiu, nieko nekeisiu, o nelabai aš ten kažką jau tiek jau sukaupęs esu. Jeigu kokie 60 metų būtų, gal ten būtų įspūdingesni skaičiai, bet atsakymas yra, kad realiai net nemokėčiau paaiškinti, kas tai yra antra, trečia, tai aš esu ten, kur esu ir nieko nekeisiu. Kaip iš tikrųjų geras posakis yra, reikia fokusuotis į tai, kas tave veža ir tada gauni geriausią rezultatą. O pakopų tikrai galit paskaityti ir beje, mūsų konferencijoje tikrai bus pranešėjai, kurie kalbės ir apie tų pakopų pakeitimus visus, ir reformas ir taip toliau. Tad tikrai galėsite išgirsti ir šią temą ir užduoti klausimus, jeigu reikia jiems. Taip. Tai Juliau, Linos. salė didelė pas mane bus ar maža? Didelė, žinok, jau žiūrim iš praktikos praeitų 2 pranešimų, tai tikrai didelė. Aišku, Tai va, tai auditorijai žinant, tada gali kiek bus pasakyti, dalyvių tada bus didelis, konferencijoje, nes visų dabar galbūt galvoja. nesutilpsim. Galvoju, ar Bet monitoriu tikrai kaip didelė. atrodys tas skaidrės, žinai. Tai Tikrai didelė salė bus, taip kad kas norėsit, galėsite ateiti pas Mindaugą gyvai. Beje, kaip matote, lieka net jau ne 18-17 vietų su šio pasiūlymo visom naudom, tad tikrai kviečiu paskubėti. Čia klausimas, nežinau, ar galėsim Mindaugai atsakyti, bet daug laikų surinkęs, tai neturiu teisės neužduoti. Ar galima surasti money managerį su gerų track rekordu, kad dirbtų su mano pinigais? Kokia grąža galima tikėtis? Aš turiu savo nuomonę apie tai, manau, kad ir tu turi, tai gal tiesiog pasidalink. Track managerį čia lietuviškai išvertus, kad duodi pinigų ir dirbu su jais. Jo, Tokių valdo tavo portfelį. pasiūlymų, ar galim surasti, tai aš nesuvedinėju su kažkom, tai man asmeniškai būna užduodami tie klausimai. Iki pat sausio mėnesio aš nesu niekada iš nieko ėmęs ne vieno cento, visą gyvenimą viskas būdavo mano privatus reikalai. Nuo sausio mėnesio biški ir jeigu kaip portfelį rodžiau, sumos yra, kaip buvo pastebėta, kad jos pas mane būdavo jos pakankamai neblogos, bet mažesnės negu dabar yra portfelį, tai aš turiu taip savo uždaro tipo fondą, kurio nereklamuoju ir kol kas nenoriu daug dalyvių ir daug turgaus turėti, tai atsakymas yra, ar galima rasti, kas ieško, tas randa. O šiaip, pas mane, kas į mokymus ateis, tai aš tą informaciją
papasakosiu. Bet kol kas man čia pačiam yra naujas gyvenimo iššūkis, turiu, aš galim sakyti, jau savų investuotojų ir nuo sausio mėnesio, kai ir dabar vat, kalbu apie portfelį ir fondą, tai esu stebimas ne tik tais šalutinių, bet ir savo investuotojų. O pats tas track managemas, kad aš ten priiminėčiau sprendimus arba kitas priiminėtų, arba kad kopijuoti copy-pastas, tai yra viskas yra apie schemą arba apie CFD rinką. Tai yra neegzistuoja realioje rinkoje, copy tradinimas neegzistuoja. Ta prasme, jeigu suprastumėt rinką, kaip veikia, tai aš galėčiau tada labai labai puikiai pagal amerikiečių skemerių praktiką padaryti taip, kad pigesnės akcijos, pavyzdžiui, vat, jūs mane kopijuojate, pasiemu mažiau likvidesnį akciją, aš perku 100 akcijų ir mano followeriai, nevadiname kokie 2-300 po 100 akcijų perka, užkelia kainą, aš jau ten statau už kokią 50 centų sell limit orderį ir juos parduodu. Ir paskui, nu va, čia biški čia nepaė. Ta prasme, realioje rinkoje jokių copy-paste tradingų neegzistuoja ir jų negali būti, viskas yra tik tais vidiniam burbulė, tai yra CFD rinkoje, tai reiškia contract for difference arba lietuviškai lažinimasis dėl kainos skirtumų. Tikrai taip. RI klausimas, ko gero, irgi čia dabar paskutiniu metu gan diskutuojamas, kaip pats tai žiūri dėl stagfliacijos tikimybės ir kaip tai gali paveikti JAF rinką. Šiaip apie JAF rinką labai labai detalų straipsnį rašiau prieitam investuok numerį, šiaip apie visą rinką, tai Amerikoje labai yra, kas liečia pramonę per 50 metų, pramonė Amerikoje nuo 20% iki 10% yra sumažėjus. Ir visi, kas Amerikoje nori ką nors statyti, daryti, Trumpas labai palankiai žiūri ir nori pramonę dabar vėl atgaivinti, kad darbuotojų darbo vietų skaičius bent jau iki 15% siektų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turės didėti eksportas, eksportui, kad didėti, turi doleris silpnėti ir viskas link to dabar eina ir visa ta politika, kad doleris silpnėtų, viskas eina teigiamai, o mum kaip europiečiam, tai čia ir yra kaip jinai čia tas žodis? Stagfliacija. Tai kai, pavyzdžiui, Tesla tu nori nusipirkti už 35 000 dolerių, tai tau eurais anksčiau 35 000 eurų grubiai kainavo. Tai dabar tau bekainuoja jau ten 28 000 eurų. Ir tai čia vat yra dėl to, kad dėl dolerio nusilpnėjimo amerikietiškų prekių atsiras daugiau ir tai iš to susidaro. O kaip žiūriu, tai blemba. Keistai, neskambėtų, jeigu sakyčiau, ne, blogai, kad yra stagfliacija, kad už tiek, kiek turi, gali nusipirkti daugiau. Tai valio, ta prasme, vartotojams bus tik tais geriau nuo to. Dar vieną klausimą nuo savęs gal užduosiu, nes čia kiti daugmaž kartojasi ir dauguma tikrai gausite dar atsakymus ir gyvai. Tai, ką rodai, kalbėjai apie akcijas ir kaip jas parinki, mačiau, kad dividendinių akcijų pas tave iš esmės nėra smarkiai labai daug, ar tai nėra tavo, sakykime, vienas iš rodiklių, dėl ko jų nenori turėti, tiksliau, sakykime, strategijų dalykų, ar dėl ko, sakykime, jų nelabai rinkėsi. Arba bent jau aš nepamačiau, sakykime, tarp tų, kur rodai. Žiūrėk, Jūriau, Amcoras, pavyzdžiui. Amcoras moka 6% dividendų. Vienas didžiausių plastiko gamintojų. Toliau Pfizeris. Pfizeris moka 7% dividendų. Pfizerį turiu ir aš. Paskui iš dividendinių Altria, British American Tobacco po 7,2%, Vici didelė pozicija 5% dividendų, JCI apie 3% dividendų, Ecopetroleum moka irgi spūdingus dividendus apie, čia irgi man čia dabar gavosi 2 kartus, šitos 2 kartus kas mėnesį išmokėjo po 12% metinių, po 3%, tai įspūdingų. Tai kaip ir
Žinai kaip, yra, ta prasme yra, bet nu, procentaliai jos sudaro plius minus apie iki 20% dividendinės įmonės. Bet, pavyzdžiui, čia, vat, kurios raudonos yra, va čia visos, kurios matau raudonos, išskyrus Pfizerį ir Amcorą, nemoka dividendų normalių ir kurios visiškai raudono, bet yra augimo, ne? Tai vat, nu, pavyzdžiui, Linde, nors Linde 1-2 yra sumažinę, AIG 2 procentai, tai tokias kaip ir dividendinės, o Konoko 3. Nu tai šiek tiek yra, bet vis tiek daugiau koncentratas taip yra į tai, kad auktų, auktų portfelis, o ne dividendai. Šiaip kas liečia dividendus, aš niekada nesu jų sureikšminęs, tai yra kaip, nu, pavyzdžiui, iš NT rinkos, ne, ten, vat, skaičiuoji, gauni ten nuo kiekvieno ten 100 000 investicijos, ten, tarkim, ten 5-7 tūkstančius per metus ir taip toliau, jeigu ten mažesni objektai po daugiau, bet tos pinigus kaip kažkokias tai pasyvės pajamas aš niekada dividendų nelaikydavau kaip pasyvių pajamų, tai yra visą laiką, ką gauni, visą laiką nusipirki vėl ką nors už tos pinigus. Ir tai vat kažkaip dėl to galbūt koncentrato nėra, nors tokia istorija vat su ExxonMobil pas mane yra dėl dividendų pakankamai įspūdinga, kad aš per pandemiją jos pirkau po $33 ir tuo metu jinai mokėjo 3,62 už akciją dolerio, tai gavosi apie 11,5% dividendų. Ir jinai visą laiką, čia, kai buvo mokėję dividendus, niekada jų nemažino, tai man per tos 5 metus vis išmoka dividendų, vis pradžių nusiperku ten 3 vos ne akcijas, paskui 2 akcijas, paskui 1, tai turėjau 100 akcijų nusipirkęs iki pardavimo, vat, kol nepardavinėjau portfelio, nu, per savo revoliutą, tai vis dapirkinėdamas iš tų dividendų aš jau turėjau 180 akcijų, nu ir kaina pakilusi 3 kartus, tai gaunasi realiai, atrodo tokia nelabai įdomi įmonė, ExxonMobil, ten didžiausia naftos kompanija, o jinai davė daugiau negu 5x. Tai, nu, vat, taip, tai yra dividendinių, bet ne visas koncentratas į tai. Ja, supratau tiesiog, kad fokusas, na, nėra į srautą, daugiau į tą auginimą portfelio Šiaip kapitalo. smagu, žinai, gauni ten notification, o ten dividendas įkrito, bet tu už tą gautą, žinai, dividendą, nu, iš esmės nelabai tu ką jauti, kai tau yra diversifikuotas portfelis, tai tu ten, nu, ten gauni tos kelius šimtus dar kažkiek dividendų, tai ką tu darai, tiesiog pas tave yra prie tų pinigų, kurių yra, tai tu vis tiek ieškai visą laiką ką nusipirkti, nu, tai paskui vėl nusipirki tą kokią nors poziciją ir tiek žinių. Okay. Nu, va, kaip bilietų Tai eina. jo, bilietukai tikrai eina ir jų liko vos 5, tai jau net nebijoju, kad nereikės laukti rugpjūčio 29 ir pasibaigs anksčiau ir laikas irgi bėga nenumaldomai greitai kaip ir bilietukai. 2 valandas praleidome kartu, mėlyjei, su jumis. Ačiū tiem, kas išbuvote iki pabaigos ir labai ačiū Mindaugai už tikrai nuodugnų pasidalinimą ir daug informacijos. Manau, kad tikrai gavo daug vertės webinaro dalyviai ir dar daugiau jos gaus ateidami į konferenciją ir pasinaudodami, žinoma, galimybę tiek ir Mindaugo kursuose sudalyvauti, tiek ir konferencijoje ir dar gauti krūvą kitų dovanų. Tai tą ir kviečiu spėti dar padaryti, o su tais, kas jau tai padarėte, labai lauksime to susitikimo lapkričio 27 dieną, kaip žmonės, kurie jau dalyvauja ne vienerius metus, sako, ne tiesiog konferencijoje, bet finansinio raštingumo šventėje, nes atmosfera tikrai bus šventinė ir visi kartu galėsime puikiai ir įgyti žinių, ir pabendrauti, ir taip pat dar ir pasilinksminti. Tad laukime lapkričio 27, linkiu likusio gero vakaro visiems, kas dalyvavote. Ačiū Mindaugai už tavo laiką. Aš jau galvoju, kad aš norėčiau tavęs atsiprašyti, kad tau daug neleidau kalbėti. Viskas tvarkoja, viskas gerai. Manau, kad šitoje sferoje turi gerokai daugiau papasakoti, jeigu būtų webinaras apie gal NT ar verslą, kalbėčiau aš daugiau čia tavo. Matai, aš kai vedu mokymus, žinai, aš vienas pats kalbu, žinai, tai pripratęs, kad žinai, supasakoju, nes kas ateina iš turgaus nedarau, žinai, pasijungiu, supasakoju, ką reikia supasakoju. Ir skirstos ir tada vėl susitinki. Puiku, kalbėjai tu ir džiaugiuosi, kad žmonės galėjo išgirsti. Tai ačiū tau. Viso, gerą vakarą. Nu, džiaugiuosi.
Tai viso gero visiems ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo ir lapkričio 27 ir pas mane Visi. mokymuose.